Jo, supratau. Ir Šilalės atstovai Jolanta Skrudinienė. Jūs savo atstovais. Ir, kiek žinau, dar yra iš Mažeikių. Žiūrėkite, teisingai. Gal dar iš kažkur tai esate atvykę. Varnių gimnazija. Lokės gimnazija. O kokia dar? Tryškių. Įsivaizduojate? Kas įdomiausia, aš netgi negaliu suvardinti visų pavadinimų, bet kodėl visi susirinkome čia, tikriausiai visiems yra aišku. Tai, kad klasėse, gimnazinėse, periferijoje, kaip šitoje nuostabioje gimnazijoje, nuo rugsėjo 1 dienos nebegali būti vienoje gimnazinėje klasėje 21 mokinio. Tikriausiai didžiausias absurdas. Ir aš tikiuosi, kad šiandien, tuoj dar išvardinsiu Seimo narius, kurie yra, ir tikiuosi, kad šiandien mes šitą problemą tikrai išspręsime, padėsime tašką, arba bent jau pradėsime dėti tašką tam, kad tas absurdas nebesitęstų. Mes jau tikriausiai Salantiškiai ir visi tie, kurie aplinkui yra Darbėnai, Vidmantai ir kitos gimnazijos ir maži miesteliai, patyrėme medicinos naikinimą, patyrėme pašto naikinimą, bankų naikinimą, dabar griebiasi tikriausiai skaudžiausio. Manau, kad mes čia atkovosim. Taigi, pristatau Seimo narius. Norėčiau paminėti vieną iš pagrindinių žmonių, kurio dėka visi Seimo nariai buvo sukviesti, Seimo švietimo komitetas visi buvo kviesti. Tai gerbiamas mūsų Antanas Vinkus. Rimantė Šalaševičiūtė. Gintautas Kindurys. Dar vienas Seimo narys. Aš esu Seimo narys Algirdas Solčaitis. Komiteto nariai. Artūras Žukauskas turėtų būti prisijungęs prie mūsų, nėra dar, bet pažadėjo man bent jau, kad šiandien skambinau, kad tikrai prisijungs. Su darbo frakcijos atstovė Ieva Kačinskaitė Urbonienė pasišnekėjau, sako, pritariu, viskas, einam tuo keliu. Seimo nariai, kurie nesugebėjo pakelti ragelio. Dalia Asanavičiūtė. Gerbiamas Eugenijus Jovaiša, kaip suprantu, bus prisijungęs prie mūsų. Atsiuntė video. Atsiuntė video, taip. Dainius Kreivys nesugebėjo. Laima Nagienė, matau prieš mus. Aušrinė Norkienė delegavo net 3 atstovus ir tuo labai džiaugiamės. Toliau, Beata Petkevič. Šnekėjaus, kadangi pati Seimo narė labai užsiėmusi ir sako, nepyk, negaliu, atiduodu patarėjai, tai patarėja sako, žinau Seimo narės poziciją, laikykitės, jeigu reikia, šalčininkai jums pagelbės. Jie irgi yra mūsų pusėje, nes ta pati problema yra ir pas juos, taigi irgi pritarė. Na ir vėlgi, nepagebėjom atskambinti Edmundas Pupinis, Edita Rūtelienė, Jurgita Šiugždinienė, na ir turim, na ir turim žmogų, kuris tikrai, manau, viską sudėlios tinkamai ir paaiškins, kodėl ne 21 turėtų būti, o turėtų būti 12, tai gerbiama profesorė Vilija Targamatė. Tai kadangi aš dažnai būnu Salantuose ir dažniausiai būnu kaip svečias, nes taip visada sako, atvažiavo svečias,
Tai dabar norėčiau atiduoti į rankas iš tikrųjų mikrofoną Salantų gimnazijos tėvų komiteto pirmininkui, gerbiamam Vilai. Ir minutėlę, keičiasi planai. Mažytis intarpas, viceministras Gaižiūnas paminėjo, kad labai spaudžia laikas, tikrai turi bėgti, turėtų tarti žodį, jeigu galima. Tai žiūrime į mūsų mėlynos ekranus. Labą dieną, ar girdžiuosi? Taip, gerai girdėsi. Ačiū, Sauliau, tai tikrai kolegos, atsiprašau, negalėjau atvykti, tik tai penktadienį po pietų gavau kvietimą į šitą susitikimą, tai tikrai darbotvarkė intensyvi ir asmeniniai įsipareigojimai, tai ir šiandien negalėsiu ilgai būti, tiesiog turėsiu ir neužilgo atsijungti, tai buvau labai prašytas ir kolegų Seimo narių tiesiog dar kartą pasakyti vyriausybės poziciją ir kodėl yra toks sprendimas ir ką tas sprendimas iš tikrųjų praktiškai reiškia ir kokie yra galimybės spręsti šitą klausimą, nes nėra viskas, galbūt taip kategoriška ir taip apokaliptiškai, kaip norisi galbūt ir daliai politikų visą tai nupiešti, bet iš tikrųjų sprendimas, kad 11 ir 12 gimnazijos klasėse turėtų būti bent 21 mokinys, pirmiausia yra grįstas poreikiu užtikrinti visiems mokiniams galimybę rinktis ugdomosius dalykus ir galimybę pasirinkti visus ugdomosius dalykus ir tuos, kurie galbūt yra mažiau populiarūs ir kuriems tos grupės mažesniais atvejais nėra sudaromos. Ir čia iš tikrųjų turim daug pavyzdžių, kai yra mažos 11 klasės, kad iš tikrųjų mokiniams nėra sudaromos galimybės kokybiškai mokytis ir tos pačios fizikos, chemijos, kartais grupės nėra ir sudaromos. Pasižiūrėjau tos pačios Salantų gimnazijos ugdymo planą 22-23 metų naujesnio neradau. Internetiniam puslapį irgi nurodyta, kad minimali grupė yra viduriniam ugdyme 5 vaikai, tai reiškia, 5 vaikai nepasirenka, tarkim, fizikos, tai tikriausiai ir neformuojama, nebent tada kažkokiu kitokiu modeliu, bet irgi mes suprantam, kad turi būti tas ugdymas ir tos pamokos kokybiškas laikas skiriamas, tai matyt, čia yra pagrindinis aspektas, iš tikrųjų, kuris lemia, kad yra poreikis turėti tam tikrą kiekybinį įvertinimą 11 klasiai formuojant 11 klases. Žinia, 8 klasės ir mažesnės, 10 klasės ir mažesnės gali turėti ir 8 vaikus ir čia šito kriterijaus netaikom, nes jisai išskirtinai yra reikalingas viduriniam ugdymui, kai dalykai yra pasirenkamieji ir kai galima rinktis. Tai aš jau čia net nekalbu apie galimybę rinktis inžinerinės technologijas ar filosofiją, kurie iš viso yra labai mažai populiarūs dalykai ir dar net ir kitose gimnazijose yra sunkiai prieinami. Tai matyt, čia yra dalykas, nuo kurio turim atsispirti, tai yra būtent galimybė rinktis pasirenkamosius dalykus. Ir čia šitas sprendimas buvo priimtas dar 21 metais, tinklo taisyklės buvo patvirtintos, numatančios, kad 24 metais įsigalioja būtent 21 mokinio riba. Čia kažkas bando mojuoti pirštais iš pirmųjų eilių, bet tiesiog kviečiu atsiversti teisės aktų registrą ir ten pamatysit pagal versijas dokumento, kad dar 21 metais buvo šitoks sprendimas priimtas, 26 metais buvo priimta 31, tai nuo šito buvo atsitraukta, tačiau dar 21 metų sprendimas šitas yra ir tikrai jisai yra tikrai ilgai galiojantis ir tikrai yra įvairių sprendimų, kai to 21 vaiko nepavyksta surasti, tai tos sprendimus mes pateikėm ir tėvų komitetui atsakydami į jų kvietimą šiandien. Saulius minėjo, kad spėjo išsispausinti, tai tikrai ir Seimo nariam buvo parodyta ir žinau, kad ir meras buvo supažindintas dar, kai vasario 9 dieną Kretingos rajone lankėsi tuometinis ministras švietimo mokslo ir sporto su tuometiniu viceministru. Tai ką noriu pasakyti, kad nuo vasario 9 dienos iš tikrųjų vyriausybės pozicija šito klausimu yra nepasikeitusi ir toliau laikomės nuostatos, kad yra svarbu sudaryti pasirinkimo galimybę. Tikrai skatinam galvoti ir apie jungtinės mokyklas, kurioms yra išimti šiuo atveju sudarytos, gali būti ir 12 vaikų klasės, bet tada tikrai yra galimybės įvairiau organizuoti ugdymo procesą, kombinuoti tarp mokyklų, turėti ir hibridinius modelius ir ta laisvė ir tas variantų atsiranda šiuo atveju ugdymą organizuoti ir suteikti galimybės rinktis visus pasirenkamosius dalykus visiems mokiniams, tai iš tikrųjų tą tikrai skatinam daryti. O šiaip, matyt, pats svarbiausias dalykas, kad mes tikrai kviečiam ieškoti sprendimų. Daugelis savivaldybių šitą kelią jau yra praėjusios ir tuos sprendimus yra priėmusios. Ir čia tikrai būtų galima vardinti tas savivaldybės, kurios šitos sprendimus yra padariusios. Ne visą laiką šitie sprendimai yra lengvi, tačiau mes turim suprasti, kad iš tikrųjų vidurinis ugdymas nėra privalomas ugdymas, jis yra visuotinis ugdymas, tai reiškia, kad jis yra
skirtas tik tiem, kurie nori mokytis vaikai ir jisai vis tik tai turi būti orientuotas ir į akademinį pasaulį ir tie, kas mokosi gimnazijoje, vis tik tai turėtų orientuotis ir į aukštąjį mokslą, nes jeigu nėra ambicijos į aukštąjį mokslą, vis tik tai tada reikia galvoti ir apie profesinį ugdymą, ir apie profesinį mokymą. Tai vis tik tai todėl yra labai svarbu, kad būtent 11-12 klasiai būtų ta laisvė, ta tikroji laisvė rinktis tuos dalykus, ta kombinacija, kurią norisi tai daryti. Tai būtent, tai yra ir to pasekoje, ir yra nulemtas šitas sprendimas. Tai mes tikrai esam pasiruošę ir toliau diskutuoti su sprendimų priėmėjais savivaldybėje, nes būtent savivaldybė priėma sprendimus dėl mokyklos, dėl jos statuso, dėl to ir kokia forma bus vykdomas ugdymas mokykloje. Tai tikrai mes tą pasiruošę esam ir toliau daryti. Tai jeigu savivaldybė irgi demonstruos norą, tai tikrai esam pasiruošę ir toliau diskutuoti. Sakėt, kad ir Šilalės yra atstovai, tai tikrai ir su Šilalės meru tikrai esu kalbėjęs šitais klausimais ir esam ir su Telšių savivaldybė susijungę, minėjot, būtent tas mokyklas, kurios šiandien dienai patiria iššūkių ir tai tikrai tų sprendimų yra, tik tai reikia norėti rasti galimybę juos priimti. Tai tikrai mes kviečiam nežiūrėti, taip tiesmukiškai šitą klausimą, kad jeigu nesusidaro klasė, būtinai reikia kažkaip gimnaziją reorganizuoti, ar būtinai čia reikia uždaryti, ar būtinai naikinti vidurinį ugdymą. Tai tikrai tų sprendimų yra. Jungtinė mokykla, bendradarbiavimo sutartis, yra galimybė skyrių atidaryti toje mokykloje. Tai tikrai tų sprendimų yra. Raginam nesilaikyti įsikabinus ir juridinio asmens statuso ir kaip mokyklos, kaip atskiro juridinio asmens. Nes tikriausiai matyti svarbu yra, ką vaikai mokosi ir koks yra turinys, kurį vaikai gauna. Tai tikrai mokyklos dydis savaime nereiškia nei jos gerumo, nei blogumo. Tiesiog mes turime labai aiškiai kalbėti apie pasirinkimo, tikro pasirinkimo galimybės vidurinio ugdymo mokiniams. Tai galbūt trumpai būtų mano toks įvadas, tai ir tada aš tiesiog irgi atsiprašysiu, nes, kaip ir minėjau, labai vėlai kvietimas pasiekė ir aš tiesiog negaliu būti šitą visą susitikimą su jumis. Sveika. Matau iš karto, profesorė, klausimą pirmąjį, jeigu galima. Sveiki. Labai tendencinga ir būdinga būtent vienai politiniai partijai. Atsiprašau, apie ką jūs? Prašau, prisijungęs. Tai merė, tai tarkime, kad vienas klausimas ir aš turėsiu atsijungti, kaip ir aš kalbėjau su gerbiama Laima Nagienė, nes Laima pakvietė ir sakė, kad 15 minučių, tai Laima tikrai patvirtins, nes labai asmeniškai prašė dar prisijungti. Sveiki, raktinis žodis turbūt yra tiesmukiškai. Aš tikrai ugdymo planą žiūrėjau šiandien Salantų. 3 vaikai gali pasirinkti chemiją, netgi vienam, kur yra geografija. Taip pat negalima žiūrėti į kiekvieną gimnaziją, kaip jūs žiūrite ir iš karto kirsti. Kitas dalykas, kokia logika yra steigti paslėptą klasę arba skyrių, jeigu po to yra 24 ar 26 vaikai. Ir aš ne kartą pačiam sakiau, visiškai neatlaiko jokios logikos. Tu gal dabar visiems pasakysi. Tai profesorė, aš ne kartą ir atsakiau jums į šitą klausimą, tai tikrai logika yra, nes turim sudaryti sąlygas ir tada yra visai kitoks ugdymo planas, gali būti vykdomas, visai kitokios yra mokymo lėšos, kurios ateinančios yra į mokyklą ir visai kitaip galima to varijuoti ir iš tikrųjų kalbėti apie tai, kad galima galvoti apie kitokius ugdymo metodus, kai tos galimybės būtų visiems užtikrintos. Taip, jeigu galima, aš pabandysiu, ar dar būsit su mumis, ar dar vieną klausimą galima? Tai, merė, nebent jūsų klausimą, žinau, kad tikrai turiu atsijungti, pas mane tikrai yra nuoširdžiai asmenys įpareigojimas. Aš klausimų neužduosiu, kadangi man viskas aišku ir aš savo poziciją jau turiu. Mačiau ten viena yra gimnazijos mokytoja prisijungusi. Prašau, gerbiama. Labai paprastas klausimas. Norėčiau skaičių, kurį pateiktumėt, kiek yra nesudarytų sąlygų pasirinkti mokiniams pateiktas galimybes. Kiek tai yra procentaliai, kiek jūs tai turite skaičius? Pakartokit klausimą, nes kadangi ten buvo daug foninio garso, tiesiog užvažė viską. Norėčiau jūsų paklausti, kokiais skaičiais laviruojate, kada teigiate, kad mokiniam nesudarytos sąlygos pasirinkti
dalykus. Ten, tarkim, filosofija, inžinerinės specialybės. Kiek, tarkime, Žemaitijos regione yra nepatenkinta šitų pasirinkimų. Tai jeigu tai dabar aš tikrai skaičius po ranka neturiu, mes galim tą skaičių pasižiūrėti ir tą labai nesunku pagal ugdymo planus pasižiūrėti. Tai tiesiog nuoširdžiai, kadangi nebuvo man klausimų iš anksto pateikta, kuriems reikia skaičius paruošti, aš tiesiog neturiu po ranka. Tai jeigu reikia, vėliau galima pateikti jūs. Planai to neparodo. Ugdymo planuose yra nurodoma, kokios galimybės, kokios siūlomi dalykai yra mokiniams. Bet ar mokiniai tą renkasi, ką jūs siūlote? Ar mokiniai renkasi tą, ką jūs siūlote? Jo, tai čia taip, tai čia tada šitai jau atskirai reikia žiūrėti ir tvarkaraštį ir viską, tai tą galima pasižiūrėti. Aš, kolegos, aš tada. Kadangi, gerbiamas viceministrai, jūs siūlote, kad mes galimai vieną klasę arba, sakysim, padalinys atsirastų, gal galite man paaiškinti, kaip vieną klasę mes prijungiam, pavyzdžiui, Salantų antrą gimnazinę ar trečią gimnazinę klasę prijungiam prie Kretingos Pabrėžos universitetinės gimnazijos. Vieną klasę, vieną padalinį. Kaip bus užtikrinama darbų sauga? Kaip bus užtikrinama mokytojo atvažiavimas iš Kretingos į Sandus? Kas tos kaštus turės apmokėti? Ministerija ar savivaldybė? Tai merė tikrai 10 klasės matyt jums jungt nereikės, nes 10 klasė, kaip ir minėjau, gali būti reikia nuo 8 mokinių, o dėl visos darbų saugos tikrai būtent ir su Kretingos rajono savivaldybė ir jūsų paminėtų universitetinę Pabrėžos gimnaziją mes direktorium ir švietimo skyriaus vedėja turėjom labai išsamią diskusiją, kaip ir dabar jūs planuojat organizuoti modelį gamtos mokslų ugdymo Kretingos mokyklų ir kaip visą tą darbų saugą sutvarkyti, tai tikrai yra galima visą tą sureglamentuoti ir sureguliuoti ir būtent, kad ir mokytojai būtų toj pačioj vienoje mokykloje, tai būtent su jūsų savivaldybė švietimo skyrium ir būtent universitetinės gimnazijos direktorium Kęstučiu mes tikrai sėdėjom būtent ministerijoje ir visus šitos teisinius klausimus esame sprendę, tai tą modelį tikrai būtų galima, kurį siūlom miestui dabar Kretingos taikyti, tikrai būtų galima jį ištęsti ir į rajoną, ir į jūsų minimas mokyklas. Tai jeigu aš gerai supratau, kaip sakoma, jūs sumasit mūsų šviesų rytojų, o jau visą finansavimą ir visą kitą užkeliat ant savivaldybės pečių. Ne, merė, tikrai nežinokit, susidėliojam tada ir su švietimo skyriaus vedėja jūsų buvo ir buvo būtent tos mokyklos direktorius, tai tikrai kažkokių ten papildomų resursų, galbūt vienintelis tas resursas yra pavėžėjimas, bet visa kita, ten mokymo lėšos, viskas puikiai susidėlioja per tą modelį. Bet būtent aš prie to ir norėjau, pavėžėjimo lėšas, mokytojai atvažiuoti iš Kretingos į Salantus, kas apmokės, savivaldybė ar ministerija? Savarankiška savivaldybės funkcija, tai savivaldybės atsakomybė. Tai vadinasi, vienoje vietoje mes pataupom, bet visą kaštus uždedam ant savivaldybės. Ačiū. Netaupimas merės pasirinkimas. Gerai, ačiū kolegos, aš palieku tiesiog matau ir pirmininkas pasirinkti. Taigi, kadangi prie mūsų prisijungė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, su savo vicemerė, mačiau, ir atstovais dar yra. Tai taip, dar matau, ten vienas švietimo atstovas yra mūsų. Taip, komiteto pirmininkas, taip, prašau, prisijungęs mūsų. Prašom, gerbiamas pirmininkė, savo įžvalgas. Labą dieną, malonu matyti Salantų bendruomenę. Aš atsiprašau, kad negalėjau prisijungti anksčiau dėl techninių kliūčių, tai dabar tik tai pavyko prisijungti ir ne viską girdėjau, kas vyko pradžiai. Bet taip suprantu, problema yra mokyklų tinklo optimizavimas. Tai manau, kad viceministras jau daug ką paaiškino. Ką dar aš galėčiau pridurti, kad šiaip Seimo švietimo ir mokslo komitetas nuolat svarsto šitą klausimą, nuolat gauname skundus, nuolat matome, kad yra tam tikras pasipriešinimas mokyklų tinklo optimizavimui. Na ir iš tikrųjų turiu vis tik tai dar sykį paaiškinti, kad šitas procesas vyksta ne šiaip savo, o jo tikslas yra visų pirma, tai yra vaikų galimybių išplėtimas, nes mažose gimnazijose
yra sunku ir įkurti ir išlaikyti laboratorijas, turėti visų dalykų pasirinkimą, turėti visų dalykų A ir B lygio ugdymą, turėti gerus mokytojus, nes jiem tenka dirbti dalim etatų ir ne visi su šito noru sutikti. Dėl to mokyklų tinklo optimizavimas ir mokyklų tinklos stambinimas, ypač gimnazijos klasių, apie ką ir eina kalba, jis yra absoliučiai neišvengiamas mažėjant gyventojų. Tam tikrose regionuose šito niekaip neina išvengti, bet mes vis dar ieškome būdų, kaip galima būtų tuos procesus padaryti sklandesniais ir kaip galima būtų to pasipriešinimo išvengti. Tai visų pirma, turbūt jūs visi žinote apie praeitų metų gruodžio mėnesio vyriausybės sprendimą, tai yra vyriausybės kompetencija, kur buvo nustatytos tam tikros sąlygos. Tarp jų, tarkim, ir buvo klasės dydžio skaičiavimai ir sutartys, kurias gali sudaryti mokyklos. Tai Seimo komitetas neseniai svarstė šitą nutarimo įgyvendinimą ir pastebėjo, kad galim būtų kai kurios dalykus sutvarkyti geriau. Tai visų pirma, dėl klasių dydžio reikėtų kažkaip išvengti mokyklų statuso keitimo dėl laikinų fluktuacijų mokinių skaičiaus. Tai reikėtų arba vidurkinti per 11-12 klasę, dar geriau tas griežtas sąlygas taikyti tuomet, kai kelis metus iš eilės, tarkim, 3 metus iš eilės nesurenkamas būtinas mokinių skaičius klasėje. Tai šitą mes tokį raštą vyriausybei parašėm, dabar lauksim reakcijos. Antras dalykas, tame nutarime yra kaip viena iš priemonių palengvinančių mokyklų jungimą, yra nurodytos jungtinės veiklos sutartys, bet kažkodėl ten įrašyta, kad jos gali būti sudarytos tik tarp skirtingo tipo mokyklų, skirtingo tipo ir paskirties. Tai mes irgi atkreipėme tai vyriausybės dėmesį, kad reikėtų leisti ir vienodo tipo ir paskirties mokykloms sudaryti jungtinės veiklos sutartis, kad pagal tas sutartis galim būtų tą mokinių skaičių per abi mokyklas skaičiuoti. Tai gal jeigu būtų dar kokių siūlymų, kaip galima būtų tą nutarimą irgi optimizuoti, pavadinkim, tai tos siūlymus reikėtų ir vyriausybei, ir mums siūsti. Na, iš tikrųjų, mes girdime labai dažnai, kad štai yra mokykla per maža, čia susiformavus ir kultūra ir visa kita. Na, bet supraskim, kad vis tik turim žiūrėti, kaip aš pradžioj minėjau, visų pirma vaiko interesų, kurių jis pats dažnai gal ir ne visai suvokia, bet, kaip sakiau, šitas turi būti pirmoje vietoje. O tam, kad tenkinti visų vaikų interesus, o tai ir yra dabartinės vyriausybės ir valdančiosios koalicijos ir partijų sustarimo vienas iš elementų, tai mes turime ir lėšas koncentruoti. Mes negalime kiek norimai mažų mokyklų išlaikyti. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų, nes jeigu mes lėšas skaidom, tai tada vidutiniškai vienai klasiai teks mažiau lėšų ir kai kurios savivaldybės iki šiol naudojasi tokia galimybė, kad pafinansuodavo mažesnės mokyklas, bet dėja dažniausiai ne iš savo kažkokių tai papildomų lėšų, o iš tų pačių ugdymo lėšų tiesiog perskirstydavo ir didesnės mokyklos nukentėdavo. Ir mes matėm pavyzdžius, buvom vienoj savivaldybėj lankėmės, kur yra tarp mokyklų skirtumai buvo vienam vaikui 4 kartus finansavimas skiriasi, tai šito irgi negali būti, šitaip klausimai nesprendžiami. Yra dar vienas būdas spręsti problemą, norint išlaikyti mažą mokyklą, parodyti daugiau drąsos, ir tą daro kai kurios bendruomenės ir įkuria viešą įstaigą. Tai yra nevalstybinė mokykla, tuomet jinai gauna
gauna lėšas ugdymui kaip pagal mokinių skaičių. Ir gali būti tas skaičius tada praktiškai bet koks. Bet tada bendruomenė ar tos mokyklos steigėjai turi ieškoti papildomų lėšų, kad išlaikyti mokytojus, kad negaudami tų lėšų visam klasės komplektui, kaip dabar, jie tada kažkur ieškotų kitų lėšų ir taip yra daroma. Mes matėm tokių bendruomeninių mokyklų, šitaip yra daroma, bet tam reikia, kad bendruomenė susitelktų ir sutelktų savo jau pačių privačius finansinius išteklius. Taip sakant, klausimas yra iki šiol atviras diskusijai, nors priimti yra sprendimai, bet dar mes galime galvoti apie tų sprendimų modifikavimą, bet bendra idėja, manau, jinai ar viena vyriausybė bus, ar kita, čia gali dabar opozicinės partijos kažką prižadėti, bet tos pačios opozicinės partijos, kai prieš 3-4 metus buvo valdžioje, tai irgi nieko ypatingai nepaskė, taip kad čia labai tų pažadų aš neklausyčiau, nes rinkimai ir tai, aišku, visi nori, taip sakant, pasirankioti politinių taškų, pasirankioti rinkėjų įvairių pažadų. Baigiu tada, jeigu būtų klausimų, aš maloniai atsakyčiau. Gerbiamas pirmininkė, jeigu galima, iš jūsų pasisakymų pabandysiu apibendrinti, bent jau ką aš užfiksavau, visos valstybinės mokyklos gali tarpti VŠI, tai bus fain, nereikės prisidėti, ar teisingai? Teisingai tikriausiai, ne? Tai yra vienas iš bendruomenės norų tenkinimo būdų, jeigu bendruomenė tokia jau užsispyrus. Turtingiausi žmonės gyvena ir mes daugiausiai lėšų turim, todėl pas mūsų gali būti privačios mokyklos. Dar vienas akcentas mokyklų jungimo, visus variantus, aš ir gerbiamam viceministrui tą patį uždaviau klausimą. Pavėžėjimo klausimas mokytojų ir mokinių iš vienos mokymų įstaigos į kitą savivaldybę apmokės visą tai, ar ministerija tam skirs? Tai yra savarankiška savivaldybės funkcija, tai man atrodo pasakė visi. Ir vėl viskas ant savivaldybės pečių, kaip visada. Na ir dabar paskutinis, gerbiamas pirmininkė, mes turim šiai dienai jau birželio 17 dieną. Čia sėdi ne Salantai, čia sėdi dalis Žemaitijos ir rugsėjo 1 yra už 2,5 mėnesio. Tai vadinasi, mes turėtume kažkaip greitai spėti kažką tai apversti, padaryti. Tačiau mes nesutinkam su švietimo vizija, kad tik 21 mokinys. Ir pinigų klausimas, manyčiau, nėra pats svarbiausias. Manyčiau, yra pats svarbiausias klausimas vaikų emocijos, jų noras būti mokykloje. Svarbiausias klausimas yra, kaip jie čia jaučiasi ir jų kompetencija ir jų mokytojų. Šitą gimnaziją, aš nekėsiu konkrečiai apie šitą gimnaziją, beveik kiekvienais metais turi po 5, po 6 šimtukininkus. Tai vadinasi, mokinius labai gerai paruošia, kodėl jie turėtų eiti į kitą gimnaziją. Važiuoti 35 km į Kretingą arba priversinai eiti į profesinį mokymą. Liko labai nedaug laiko, todėl būtų klausimas, kada yra išsiųstas raštas ir kada Seime bus sprendimas dėl sustabdymo šito 21 mokinio klasėse, o būtų peržiūrėta ar 12, ar dar mažiau klasių gimnazinėse. Raštas dėl vyriausybė išsiųstas praeitą savaitę dėl tobulinimo nutarimo, bet aš vis tik tai noriu užduoti retorinį klausimą. Tai kiek vaikų klasėje jūs manote yra turėti racionalu mažiausiai? Mes matome, kad optimaliausias variantas ir turėtų būti teisingai ir visiems vienodos sąlygos, jeigu tautinių mažumų ir privačiuose mokyklose gali būti 12, vadinasi, turi būti ir valstybinėje 12. Visiems sąlygos vienodai. Tai jūs labai gudriai manipuliuojate publiką ir bandote sugretinti nesugretinamus dalykus.
Tai privačiom mokyklom aš jums sakiau, kad jos gauna ugdymo lėšas pagal vaikų skaičių ir turi mokesčių renkamų iš tėvų sąskaitą kažkaip tai suktis. Čia negalima gretinti šitų dalykų. Jie negauna taip kaip valstybinės, jie gauna vaikų skaičiui. Tai jeigu mes mokėsim pagal vaikų skaičių, jūsų tiesiog bankrutos ta mokykla, jinai negalės klasių išlaikyti. Taip, kad jūs neplakit šitų dalykų, prašau, aš noriu pabaigti, neplakite čia tautinių mažumų, kurios tos mokyklos yra organizuojamos pagal tarptautinės sutartis, pagal tarptautinę praktiką ir tautinėm mažumom yra užtikrinamos sąlygos lengvesnės dėl to, kad jie yra tautinė mažuma. Savaime aišku, kad jeigu yra mažuma, tai jų ir klasės bus mažesnės. Pagalvokit, tai jūs čia plakat nesuplakamus dalykus. Ačiū, pirmininkė. Ar turim pirmininkui klausimų? Taip, prašom, Seimo narys Antanas Vinkus, prašom. Ambasadoriau. Gerbiamas akademikai, mes pereitą penktadienį ir ketvirtadienį kalbėjom keletą kartų ir aš asmeniškai jūsų prašiau kelis kartus atvažiuoti į šitą susitikimą. Galbūt jums būtų sekėsi sklandžiau kalbėti ir gal būtumėt labiau išgirdęs, ką žmonės kelia klausimą. Aš keliu tokį klausimą. Gerbiamas akademikai, išlikime mandagus, bet principingi. Viceministras, kurį jūs gerai žinot ir kuruojat, pareiškė, kad svarstysim, aiškinsimės taip toliau. Ar jis supranta, ką jis pasakė, kad nuo rugsėjo 1 nebeleis formuoti 11-12 klasių vaikų? Ar jūs suprantat, ar tas viceministras žino, kad reiškia, gal jis turi giminių ir gali pasiklausti, kad reiks važinėti vieną kitą pusę 30 km iki mokyklos ir atgal, kad reiks keltis 5:30 minučių. 6 valandą iš ryto, kad laiku išvyktų, tai ir 8 valandą būtų mokykloje ir taip toliau. Yra skaudu girdėti. Ir aš norėčiau pasakyti, antras klausimas. Reiškia, valstiečių frakcija, žaliųjų ir valstiečių frakcija, švietimo įstatymo 14.8.9.43 straipsnis, kur mes su meru čia aptarėm kada. Pastatėm buvusiam ministrui, buvusiam viceministrui, negavom jokio atsakymo. Ir dabar, kada mes kovo 28 dieną pateikėm tą įstatymą svarstymą ir mes laimėjom pateikime keliais balsais. Mums tai yra jau toks stimulas. Ir žiūrėkit, iki šiol negaunam atsakymą. Tai kas gali paneigti ir kas gali patvirtinti, kad sąmoningai tęsiamas laikas. To nebuvo, tai yra pažeminimas ir tų Seime, kurie teikia tą pataisą. Ir aš tikiuosi, kad ponas Kidurys paskui pasakys. Ir užbaigti. Gerbiamas pirmininkė komiteto, aš vis tik tikiu, kad jūs suprasit, kokia čia susirinko auditorija. Ir jie nemalonės prašo. Jie neapniurka, kaip čia įsireiškia kiti kokiais žodžiais. Jie turi ką dirbti namuose, turi šeimas išlaikyti vaikus. Ir aš manau, kad jūs ateisit, ištiesit ranką, turėsit ateiti. Nes nesitrauks šitą auditoriją. Nesitrauks šitie žmonės. Jeigu žemaičiai nugalėjo Žalgirio mūšyje, tai švietimo ministerija, Na, jeigu leisit atsakysiu, reiškia, labai dėkui ambasadoriui, mes su juo esam geri kolegos ir nuo senesnių laikų, tai ką aš galiu atsakyti?
Na, tai, kad viceministras ir ministrai neatsako, tai matyti reiškia dėl to, kad šiandien nei ministro nėra pas mus nuolatinio, nei ir viceministras tai iš patarėjų tik neseniai atsirado. Tai šiaip jie turi atsakyti, jeigu per nustatytą laiką neatsako, ten nesvarbu, kas ten laikinas, nelaikinas, parašykit mum ir mes jos bandysim priversti parlamentinės kontrolės būdu atsakyti. Dėl 35 kilometrų, gerbiamas ambasadorių, mano šviesios atminties tėvelis į gimnaziją 15 kilometrų eidavo pėsčiom, o žiemą slidėm. Ir kažkaip tapo žmogum, kiek jūs puikiai žinote, reiškia. O šiaip tai dėl Valstiečių partijos, na štai laimėsit rinkimus, jūs jau valdėte, daug nuveikėte, aišku, mokyklų tinklo optimizavimą, daug padidinot, reiškia, finansavimą, švietimui, mokslui, kaip pamenat, turėjot, reiškia, mokytojų puikių, kur per langus laipėjo į ministeriją. Tai vat, grįšite į valdžią, tai gerbiamas kolega, galėsite pratęsti savo darbus. Dabar yra kitokia valdžia ir padidino stipriai finansavimą. Jeigu mes sumažinsim dabar, padidinsim mažom klasėm finansavimą, tai neturėsim įtraukumo, neturėsime ten STEM centrų, neturėsim padėjėjų mokytojų, daugybės naujovių. Tai sakykit, iš kur paimti. Mes ir taip, reiškia, nuo 4% iki 5,3 BVP sugebėjom per 4 metus padidinti visos švietimo ir mokslo finansavimo, reiškia, apimtis iki 4 milijardų eurų. To niekada nėra buvę, bet supraskit, kad tai pavyksta daryti dėl to, kad yra ūkiškai apseinama su pinigais ir man pavyko realizuoti daugybę naujų priemonių ir mokytojams atlyginimus pakelt galimybės ir taip toliau. Tai, taip sakant, jūs visos kortos agituokit, balsuoti už Valstiečių partiją, jinai viską padarys, jinai gaus pinigų kažkur tai iš šventos dvasios labai daug ir visus tos uždavinius švietimo realizuos su didesniam lėšom. Jeigu šiandien turėtumėm 5 milijardus, tai turbūt galėtumėm, reiškia, sumažinti tas klases 5. Tai prašau, pirmin, visos kortos jums į rankas. Tai ačiū, gerbėmieji, vis tik tai mes čia suaugę žmonės, turime šnekėti kaip suaugę žmonės, o ne susikviesti visus, kad gelbėti kabutėse vieną mokyklą, todėl kad ten kažkam tai kažkas nepatiko, savivaldybė nori nusiplauti rankas, reiškia, kad nereikėtų jai vaikų vežioti. Tai savivaldybei brangiau tas kainuos, kad vaikai nelabai išprūs. Mes gelbinam, čia yra susirinkusių, kiek aš suskaičiavau, 11 gimnazijų. Jau čia, šitoje salėje, per visą Lietuvą, kiek tokių gimnazijų būtų, manau, būtų 3 kartus 100. Tai, manau, skaičius yra tikrai ne viena gimnazija. Tai vadinasi, skauda 100 gimnazijų, kai tuo tarpu savivaldybių yra tik tai 60. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų, jūs žinote pirminį variantą, kai būtume visiškai sužlugdę visas regionų gimnazijas, jeigu ne Konstitucinis teismas. Prisiminkime tą istoriją ir ką padarėme. Tai patikėkite, ne tai buvo lengva, dabar žinome, kad Konstituciniam teisme pirmininkė yra lygiai taip pat irgi pateiktas skundas dėl privačių mokyklų. Kodėl šitom privačiom mokyklom yra 12 vaikų nustatytas skaičius? Nėra. Nėra skaičiaus. Bet vis tiek jie finansavimas bus pagal mokinius ir ten yra bendruomeninė mokykla, tas skaičius. O privačiom yra truputėlį parašyta. Tai pirmininkė, aš noriu paklausti, ar mes galime kalbėti dar kartą ir diskutuoti apie tai, kad nukelti šito nutarimo įsigaliojimą ir kreiptis į ministeriją, vien tai, kad šiandien kalbant su Ignu, aš gerai pusę valandos įtikinėjau, kad jis prisijungtų. Jis sako, reikia modeliuoti šitą variantą, kurį mes komitete apsvarstėme ir pasiūlėm. Modeliuoti dėl vidurkio. Apie tai, kad diskutuoti, toliau mes turime diskutuoti. Čia nesusirinkom politikuoti, prižadėti ar panašiai. Mūsų yra tikslas, kad vaikas jaustųsi saugus, vaikas gautų tai, ko jisai siekia, ir neatskirkite jų šiandien pasakydamas, kad steikite viešasias įstaigas regionuose,
Žinome, pragyvenimo lygis yra visai kitoks. Ir jų darbo užmokestis yra visai kitoks. Ir nesutapatinkim didžiųjų miestų, kur yra, parodykit man privačių mokyklų, kur mes turime kažkuriam rajone vieną ar kitą, nebent bendruomeninė mažutė mokykla bus. Tai dėl ko, ar mes galime dar kartą sugrįžti, diskutuoti ir šiandien kalbantis, čia su šita visa Žemaitija, Neringa, Klaipėdos rajonas, Kretingos rajonas, Mažeikiai, Skuodas, Telšiai, Šilutė, Šilalė. Tai įsivaizduokit, kiek suvažiavo Žemaitijos yra rajonų. Visa Žemaitija. Tai neatvažiavom mes čia politikuoti, bet mes atvažiavom, mums rūpi vaikas ir šiandien, kai buvo klausimai, mes turime galvoti apie vaiką, taip ir buvo pasakyta. Vaikas kiekvienoje įstaigoje turi gauti tai, ko jis siekia. Ir nesakykite, kaip Ignas pasakė, kad gali eiti į profesinę mokyklą. Tai ar mes norime vėl tą didinti regiono atskirtį, kai mes sakom, antroji eilė atsirado, jau stengiamės, kad iš tų šeimų lygiai taip pat vaikas gauti išsilavinimą. Jūs sakote, nėra laboratorijų. Aš nuvažiavau į Varnius, šiandien atėjau čia atvažiavus į šitą gimnaziją, apėjau, pasižiūrėjau patalpas, man primena mano pirmąją darbovietę, tokia pat mokykla, tai yra Sedos gimnazija, Sedos Mačernių gimnazija, 1:1. Tai realiai visose, kiek aš buvau, visur įrengtos laboratorijos, sutvarkytos mokyklos, vaikas, prie kiekvieno vaiko yra galimybė jį prieiti ir padėti vaikui ir įgyti tas žinias. Ir galbūt vertinkim ir pasižiūrėkim, negalime vien tik tai pasakyti, be jokių tyrimų kažkodėl mes užfiksuojam skaičių 21. Kur tyrimai? Tai aš to tik tai noriu, mes turėtume grįžti ir aš tikrai siūlau, tikrai pirmininkė, jūs esat pirmininkas, tikrai norisi tos diskusijos dar kartą ir tikrai kartu išspręsti tą klausimą. Nes jūs irgi taip pat pasakėt, galbūt, žiūrėkim, vidurkis ar dar kažkaip, nes taip negalim padaryti, kad 21 ir pasakom, visos gimnazijos, 100 gimnazijų šiandien turėtų būti uždaryta. Ačiū gerbiamą Laimą, jūs puikiai žinot, kiek mes kartu sutelkę, taip sakant, surėmę pečius ir tą švietimo įstatymą tobulinom, bet vis tik tai, turiu jums dar sykį paaiškinti, kad negalima čia privačių mokyklų suplakti, nes jos gauna pagal vaikų skaičių tam, kad pritrauktų tėvų išteklius ir galėtų išlaikyti klases. Jeigu šita sistema egzistavo beje iki jūsų, nežinau dabar kaip čia pavadinti, praeitos kadencijos vyriausybė įvedė klasių komplektų finansavimą. Tai jūs puikiai tą žinote, kad praeitoj kadencijai buvo atsisakyta nuo mokinio krepšelio ir įvestas klasių finansavimas. Tai dabar jeigu mes grįšim prie to, o tas apskritai man, pavyzdžiui, irgi galbūt nelabai patinka, būtų gal paprasčiau, aš esu už krepšelį, bet tas irgi turėjo savų minusų, nes pradėjo, reiškia, arba tos mokyklos merdėti, kurios turėjo mažai mokinių, mažiau, arba savivaldybės nukrapštydavo kažkokiu būdu nuo kitų mokyklų tas lėšas. Ir buvo, kai savivaldybės skiriamas visas finansavimas ugdymui vyriausybės viena suma, tai ten darėsi blogų dalykų. Dabar, kaip žinot, mokyklos pradės gauti kiekviena atskirai iš vyriausybės tos pinigus pagal paskaičiuotą metodiką, ne per savivaldybę. Tai vėl tik tai noriu pasakyti, kad diskusija visuomet yra galima ir mes diskutuodami su jumis, gerbiama Laima, su profesorė Targamadze, aš žinot, kad aš esu atviras ir opozicijos siūlymam ir mes tikrai daug pasiekėm. Jeigu dar mes ką nors galime pasiekti šitoj vietoj, tai papildomai, bet ne sąskaita vieni kitų. Sakant, ieškom, kaip racionaliai paskirstyti lėšas, o ne iš vieno atimti, kitiem duoti. Tai jūs puikiai žinot, kad aš visuomet tam esu atviras. Bet vyriausybė priėmė sprendimą, jis yra vykdomas, mūsų
mūsų darbas yra žiūrėti, ar tas sprendimas atitinka standartus. Mano galva būtų, jeigu būtų įvestas kokybės standartas, mokykla turėtų būti finansuojama, jeigu jinai pagal vaikų skaičių gaudama pinigus galėtų užtikrinti kokybę. Tai vienu žodžiu, tikrai procesas nėra pasibaigęs, bet prisiminkim, kas buvo iki tol ir kaip buvo daroma, gal ir grįžti galima prie kai kurių dalykų. Gerbiamas pirmininkė, galima dar vieną klausimą, nes žinau tikrai, kad jūs iki tam tikro laiko, iki 6 valandos mes taip sutarėm, kad jūs būsite prisijungęs. Mačiau, iš eilės buvo tarybos narys Darius Petreikis. Prašom, gerbiamas Dariau. Gerbiamas komiteto pirmininkė, niekaip nesuprantu logikos. Jeigu nuo rugsėjo 1 įsigalios tas jūsų parengtas dokumentas, turės būti 21 vaikas. Kodėl 21 vaikas yra gerai, o 20, 19, 18 jau yra blogai? Kodėl? Jūs galėtumėte paaiškinti? Aš tikrai nematau didžiulio skirtumo tarp 21 ir 20 ir 19. Jeigu jūs matote, gal jūs man išaiškinkit, nes aš tikrai šitą nesuprantu. Ačiū. Labai geras klausimas. Logika čia yra labai paprasta, kad turi būti kažkurioje vietoje uždėta riba. Jeigu mes uždėsim 18 ribą, tai rytoj atsistos kitas, reiškia, tarybos narys koks nors sakys, jeigu galima 18, kodėl negalima 17, 16 ir 15. Tada mes padarom 15 ribą, tada atsistoja žmogus ir sako, kodėl 14, 13 ir 12 negali būti. Supraskit, kad čia logika yra labai paprasta. Kitas klausimas, pirmininkė. Prašau. Yra kalbama apie tai, kad negalime pažeisti vaiko interesų, bet kaip vaiko teisė į sveikatą, į saugumą, į švietimą, nemanote, kad šituo atveju mes pažeisime visus šios 3 punktus? Prašom, pirmininkė. Taip, labai geras klausimas, ačiū Jums už šitą. Tai jeigu mes galim pažeisti vieną punktą ir tada užlopyti tą punktą, tai jeigu turim tas pačias lėšas, tai automatiškai pažeisim kitą punktą. Tai dėl to yra modeliuota ir priimtas toks modelis, kuris, vyriausybės manimų yra optimalus. Tai jeigu, kaip sakiau, tai jeigu mes sumažinsim lėšas vienam vaikui, dideliai gimnazijai, tai mes irgi turbūt pažeisime jo teises ir galimybės. Ir mes tą matėm, kai dideliai gimnazijai, toj pačioj Žemaitėje, tose pačiose Mažeikiuose, gerbiama Seimo narė Laima gali papasakoti ten gal nuodugniau, kaip jinai buvo, reiškia, faktiškai apvagiama tam, kad išlaikyti mažesnės gimnazijas. Tai pinigų kiekis nuo to nepasikeis, ką mes čia bepriimsim. Tai mes turime ieškoti optimumo kažkokio. Jeigu manot, kad šitas variantas neoptimalus, siūlykit kitą. Labdiena, gerbiamas pirmininkė, čia tėvų komiteto pirmininkas, kitas pirmininkas, bet klausimas mano yra toks. Čia šiandieną ne iš vieno žmogaus išgirdau pasisakymą, iš ne vieno valdžios atstovo, kad labai yra svarbu turėti pasirinkimo laisvę ir turi būti pasirinkimo teisė. Sutinku, gražus šūkis, graži idėja. O ką daryti tiems, kurie pasirenka likti, bet nebegali? Tie, kurie po 10 klasių nubyra, išeina profesinės ugdymo įstaigas, nes pasirodo, sužinojom, kad vidurinis ugdymas nėra privalomas, dėl to čia kaip ir netoks didelis galvos skausmas, kuris norite neikit. Bet kalbėkime apie pasirinkimo teisę, laisvę ir tų, kurie lieka. Tų, kurie nenori važiuoti kiekvieną dieną 35 km. Tų, kurie nuo pat darželis ir mokykla pas mus yra greta, kurie nuo pat darželio visą savo gyvenimą, visą savo vaikystę, iki pat paauglystės, iki pat brandos, iki 18 metų, jie eina čia, į tą pačią vietą. Kodėl mes nežiūrim į juos? Tiesiog toks klausimas. Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Vis tik aš šnekėjau ne pasirinkimą apskritai, o pasirinkimą ugdymo galimybių, kad vaikai turėtų
visus dalykus, kad vaikai turėtų abu lygius A ir B, kad turėtų gerus mokytojus, o atleiskit, bet važiavimas ten, ar gal reikia pasirinkimą įvesti, tada vaikui leisti ilgiau pamiegoti, nesikelti anksti. Aš suprantu, kad tai irgi yra toks noras, bet pirmoje vietoje eina kalba apie ugdymo pasirinkimą. Dabar laisvė. Kadangi aš esu iš Laisvės partijos, tai noriu paaiškinti, kaip suprantama laisvė. Lietuvių kalboje dėja mes turim vieną žodį iš karto dviem savokom. Laisvė, kai yra tai, ką aš noriu, duokit man, arba leiskit man daryti, ką aš noriu. Tai čia nėra ta laisvė, kuri vakarų civilizacijai pripažįstama. Vakarų civilizacijai pripažįstamas laisvė, kaip angliškas žodis liberty. Tai yra atsakinga laisvė, kada laisvė realizuojama atsižvelgiant į kitų interesus. Tai jeigu jūs norite laisvę realizuoti, kad man duokit viską, ką aš noriu, sąskaita kitų, tai čia nėra laisvė. Čia yra džiunglių įstatymas. Aš darysiu, ką noriu, kelsiuos, kada noriu, važiuosiu, kiek noriu, reiškia, o kiti ten tegul turi prastesnes sąlygas. Tai mes esam ne už tokią laisvę. Mes esam už tą laisvę, kuri yra atsakingai suprantama, kad jeigu aš kažko tai noriu, daugiau, tai aš turiu atsižvelgti ir į kitų interesus. Štai yra jums atsakymas, kas yra iš tikro liberali demokratija, liberali laisvė. Ačiū Jums už atsakymą, gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas būtų labiau susijęs su procedūromis. Kaip minėjo meras, šiandien yra birželio 17 diena. Seimas greičiausiai posėdžiaus iki Liepos 15, Liepos vidurio. Nuo rugsėjo 1 šita pertvarka turi būti įgyvendinta. Ir šitoje salėje turime žmonės, kurie sako, kad jie su šita pertvarka nesutinka ir jie nenori, jie protestuoja. Tai mano klausimas yra labai konkretus ir paprastas. Koks bus likimas būtent tų gimnazijų, kur jie pertvarkos neįgyvendins ir pasirinks tą protesto kelią? Ačiū. Supratom. Pirmiausiai dėl procedūrų, ką galiu atsakyti. Vyriausybės sprendimas buvo priimtas kada? Gruodžio mėnesį praeitų metų. Jūs susirenkate praktiškai likus 2,5 mėnesio iki gyvenimo pradžios ir manote, kad galima techniškai viską pakeisti. Aš jums pasakysiu, kad įstatymų kepimas, aišku, jisai, kaip sakoma, yra du dalykai, įstatymų darimas ir dešros darimas, kurių šiaip negalima rodyti žmonėm, bet, iš tikrųjų, per 2,5 mėnesio vargu ar mes spėsim ką nors pakeisti. Tai jeigu jūs atsakingai būtumėt žiūrėję į šitą klausimą, reikėjo rinktis sausio, vasario mėnesį ir mes būtume spėję ką padaryti. Dabar dėja mes spėsim gal patobulinti kažką, bet iš esmės tikrai mes nespėsim nieko padaryti. Aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį. Žiūrėkit, buvo valstiečių ir žaliųjų pasiūlymas įstatymą pakeisti, kad 25% galėtų būti tolerancija. Toliau buvo mūsų frakcijos vardan Lietuvos, kad po to, jeigu eina didesnis mokinių skaičius, kad leisti turėti klases 11. Bet žiūrėkit, dabar apie fliuktuojantį skaičių. Atsakymą mes tada negavom. Dabar švietimo ir mokslo komitetas skaičius. Fliuktuojantis mokinių skaičius būtų vienas iš sprendimų. Tai visai neblogas sprendimas. Aš nekalbu dabar apie tas jungtinės kartų tipų, tai čia buvo klaida taisyklėse. Tai kaip spaudimą padarys biuras, nes čia nuo biuro ir nuo pirmininko priklauso ir jūs esat valdančiųjų, kad būtent būtų patvirtintas tas fliuktuojantis mokinių skaičius. Tada šitas klausimas įsispręstų, nes jis iš tikrųjų yra labai logiškas. Mes racionaliai kalbėkim. Profesorė, žinau, kad 1,5 valandos kalba, tai reikėtų trumpai kalbėti. Ir kitas dalykas, nereikia visko suplakti. Suprantat, Steamas, dar kiti, tai iš kitur yra finansuojami. Mokytojai padėjėjai, čia sėdigi žmonės, ne tamsuma. O žemaičiai turi pasus, jeigu kas, tai jūs tautinę mažumą pasiskelbsite. Tai aš labai trumpai atsakysiu, profesorė, mes su jumis diskutavome.
kad tas fliuktuacijas reikia suvaldyti. Mano siūlymas būtų labai paprastas ir aš bandysiu dar vyriausybę įpiršti, kad jeigu nėra, tarkim, 3 metus iš eilės to 21 vaiko, tai tada jau tą klasę reikėtų kažkur prijungti. Bet, matėt, mes turim tik viceministrą šiandien kompetentingą. Nežinau, su ta situacija politinė, kai dabar vyriausybė dar sudės įgaliojimus Liepos mėnesį po prezidento inauguracijos, matot, nėra kam spręsti. Bet bandysim dar bandykim. Aš siūlysiu tą kažkaip padaryti, kad 3 metus iš eilės, jeigu nėra, tai tik tada. Tai tada būtų suamortizuota. Gerbiamas komiteto pirmininkė, tai dėl procedūrų, dėl svarstymų ir dėl kalbėjimosi, tai įstatymų projektai, kurie siūlo keisti 43 straipsnį švietimo, buvo pateikti kovo pabaigoje. Jūs paprašėte dar išvados. Šiai dienai išvados nėra, komitetas nesvarsto. Sakote, kad švietimo ministerija neatsako į bendruomenės, į savivaldybių klausimus, tai jūs užsakėte švietimo ministerija ruošia išvadą. Ir jį jums neatsako, sakėt, duokit jums ir jūs atsakysit. Tai kaip čia yra? Tai, gerbiamas pirmininkė, tai gal svarstykit klausimą, o nesakykit, kad svarstote, tai jūs tik kalbatės. Tai paimkit drąsos ir įtraukit tuos įstatymo projektus į komiteto darbotvarkę. Gerbiamas Seimo nariai, aš jums primenu, kad mes turim šnekėti apie atsakingą laisvę. Jeigu jūs pateikėt siūlymą, kuriam realizuoti gali prireikti papildomų lėšų, tai be vyriausybės išvados mes niekaip negalime jos svarstyti, nes tai susiję su finansais. Ir vyriausybė turi sumodeliuoti ir pasakyti, kiek mums reikės papildomų lėšų. Mes komitete šito negalim padaryti, nes neturim duomenų. Tai jūs puikiai tą žinote ir čia užsiemat atvirai šnekat mano galva vėlgi tam tikra, reiškia, priešrinkiminė veikla, kai siūlote dalykų, kurie nežinia kiek kainuos. Šitaip nėra daromi dalykai. Jeigu aš batus perku, aš žiūriu, kiek jie kainuoja ir kiek aš turiu pinigų. O jūs norite šalies mastu įgyvendinti dalykus, kuriam reikės milijonų. Tai vis tik tai gal kolega, bet dėl vyriausybės aš sutinku, kad ta krizė, kuri kilo ministerijoje, jinai tikrai neprisidėjo prie klausimo sprendimo. Pirmininkė Gintas sakė perduoti, aš paskui savo klausimą jums pateiksiu, perduoti, kad tai čia jūsų yra prieš rinkiminė kova. Kadangi bent jau mūsų valstiečių žaliųjų frakcija 2 metai mėgina nuo 21, kada jūs pakeitimus padarėt, šitos klausimus spręsti taip, kad būtų teisinga vaikui. Dabar mano klausimas yra. Kovo viduryje, kadangi buvo apsilankiusi Telšių, Varnių ir Tryškių gimnazijose, dėl laiko stokos Luokės gimnazijoje nebuvo, bet visos tai, ką aš išgirdau, iš tikrųjų visos 3 analogiškoje situacijoje, tiek gal Varniai lengvesniai. Parašiau raštą ministrui dar Jakščiui ir Jakštys atsakė, aišku, dabar jūs galėsite sakyti, jo jau nebėra, nes girdėjau, kad sakė taip, bet kita valdžia tai yra. Atsakė, kad, kiekybiniai dalykai yra antrame plane. Svarbiausia, kokybiniai dalykai. Tai, žinot, Varniai ir Salantai faktiškai yra analogiški. Gal tik tiek, kad Salantai turi ir tūkstantmečio mokyklos statusą, ko Varniai negavo. Salantai, Varniai turi laboratorijas, pasiekimai mokinių yra labai geri. Įstojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai taip pat geri yra. Ir direktorė, mes čia nuo 2 valandos iki 4 diskutavom. Tai iš tikrųjų ir ugdymo planus pristatė, kad pasirinkimai galimi ir geri. Tik viena problema yra vieninteliai metai, yra šiemet. Ir kaip išspręsti, kai mokinių bus iš 23 16. O 16 todėl, kad labai daug problemų yra su pupa. Tai pasibaigė patikrinimai ir pasirodo, pedagogai žinojo, kad dėl to ir atsiras problema,
nes 5 vaikai gali neišlaikyti egzaminų ir yra sudėtinga. Tai galbūt būtų tikslinga, vis dėlto mes posėdžiausim ne taip, kaip čia buvo pasakyta, truputį kitaip, iki Liepos 1 ir nuo Liepos 12 iki Liepos 28, pirmininkė. Komitetas turi laiko, kadangi visų tų taisyklių, kaip Laima siūlė nukelti galiojantį jau teisės aktą, yra sudėtinga ir tuo labiau čia taisyklėse yra ten detalizuojama. Tuo labiau, kad važiuojant į čia aš kalbėjau su kancleriu Juliumi Lukošiu, kuris pasakė, kad dabar yra labai sudėtinga, labai daug gimnazijų jau pasirinko skyrius. Ir todėl prieš tas gimnazijas keisti situaciją, kai jie priėmė tokį sprendimą, yra labai, iš tikrųjų, tai yra problematiška. Jau aš suprantu juos ir tiesiog, taip yra kaip yra. Bet pirmininkė, padaryti, tiesiog priimti tokį sprendimą jūsų komitete, kad įvertinus demografinę situaciją, toliau Zalanduose po 34, po 36 mokinius, analogiškai ir Vainiuose daugėja mokinių. Toliau, dabar yra kritinis periodas. Padaryti tokią išimtį, įvertinant demografinę ir kokybę būtent visoje situacijoje, kokia yra susidariusi šitose konkrečiose gimnazijose. Aš kol kas siūlau tiek. Tai ačiū, laukiam konkrečių jūsų pasiūlymų komitetui. Mes bandytume inicijuoti, bet kaip sakiau, labai lengva siūlyti, kai nevaldai pinigų. Ir va čia tas gerbiamo kolegos mūsų Kindurio siūlymas, jisai iš tikro gal ir būtų geras, jeigu turėtumėm pinigų. Žinot, čia pabaiga aš jau kadangi turiu bėgti, tai vis tik, kadangi esu suvalkietis, tai mėgstu labai vieną gražų posakį, kaip susitiko 2 draugai ir sako, žinai, aš va čia turėjau pinigų, taip gerai pradėjau gyventi, o kitas sako, žinai, aš va pradėjau gerai gyventi ir pinigai baigėsi. Tai vis tik turime, apie ką bešnekėtumėm, normaliai Seimo nariai turi galvoti vis tik tai apie lėšas, iš ko tą išlaikyti, iš kur pinigų paimti. Tai va siūlykite kartu ir lėšų šaltinius, tai mes galim, kad ir 10 vaikų padaryti klasėje, jeigu surasti, iš kur paimti tos pinigus. Tai aš atsiprašau, turiu baigti kitą posėdį. Mūsų ta diskusija gali nutrūkti, iš tikrųjų mes šiek tiek buvom pakeitę darbotvarkę ir turėjo visam paradui vadovauti tėvų komiteto pirmininkas, aš to jam atiduosiu visas vadžias. Gerbiamas pirmininkė, aš tik noriu pačiam kaip liberalių pažiūrų žmogui pasakyti, žinokit, ne viskas pasaulyje yra matuojama pinigais. Jie yra uždirbami, jie yra sukūriami, jie yra mokami kaip mokesčių pavidalo. Ir žinokit, svarbiausia vertybė, pati svarbiausia yra vaikas, nes mes į jį investuojame. Jeigu mūsų požiūris bus į vaiką atmestinas, tai vadinasi ir mes senatvėje gausim tą patį variantą. Į mus taip pat vaikai žiūrės atmestinai, sakys, mums ekonomiškai neapsimoka tave išlaikyti, mums ekonomiškai neapsimoka tave vežti, mums ekonomiškai neapsimoka. Aš gerbiamas pirmininkė, iš viso širdies tikiu, kad jūs esate geras ir doras žmogus ir matydamas pilną salę mūsų Žemaitijos, aš nesakau Kretingos, aš sakau Žemaitijos ir galbūt netgi plačiau tėvelių, mokytojų, gimnazijų atstovų, visų atsižvelgkite. Padarykite artimiausiu metu švietimo komitetą, susirinkite, priimkite sprendimą racionalų. Čia nereikia skubėti, čia nereikia niekur bėgti. Atidėkim šitą sprendimą. Išsigryninkime, supraskime, susidėliokime visus už, prieš ir kurioje vietoje yra. Raskime visi bendrą sprendimą. Nereikia čia bėgti. Čia nėra to termino, kad, kaip sakoma, jeigu rugsėjo 1 nebus jau, tada visas.
Nu, čia nėra tas variantas. Ir posime, kažkur tai gal savivaldybė galės. Savivaldybės irgi mato toj vietoj, jeigu jau visiškai pinigų problema, na mes pasistengsim savivaldybės padėti toj vietoj, mokyklom, gimnazijom, mes nematom problemų, mes pagelbėsim, bet pirmiausia yra žmogus. Prašau jūsų kaip komiteto pirmininko, na tikrai įjungti tą, aš manau, kad jūs esate ir tėtis, ir senelis, aš manau, jūs, na tikrai iš širdies esate geras žmogus, aš manau, jūs priimsit gerą sprendimą. Tai... Ačiū už palinkėjimą, čia sėdi mano kolegės ir iš komiteto, aš matau, ir mes tikrai galime dialogą tęsti, bet visos galimybės yra ribotos, išskyrus, viskas yra gyvenime ribota, išskyrus vaizduotę, kaip sakė Einšteinas, tai aš manau, kad tikrai mane kas pažįsta, niekas negali man prikišti, kad aš esu prieš švietimą, prieš mokslą ir kad aš prieš vaikų galimybės, bet visur mes turime subalansuoti dalykus, galbūt išgirdęs daug šiandien labai įdomių pasisakymų, gal mes galime tą balansą kažkaip ir į vieną ar kitą pusę šiek tiek stumtelti. Tai aš manau, mano kolegės grįžę man papasakos tiesiogiai, ką jos ten matė ir ką šnekėjau su žmonėm. Aš dar sykį atsiprašau, negalėjau gyvai dalyvauti ir štai dabar jau vėluoju į kitą postį ir linkiu žemaičiams vis tik tai, kad jie ir būtų stipriausia, labiausiai užsispyrusi Lietuvos dalis ir to užsispyrimo ir atkaklumo labai dažnai trūksta, kad pasiekti mūsų šaliai reikiamų rezultatų, kad mūsų šaliai pasiekti tą gerovę, kurios mes visi labai trokštame. Aš manau, žemaičiai ir toliau ves į priekį savo užsispyrimu. Na, o suvalkiečiai prisidės savo taupumu, savo gerų finansų valdymu. Iki susitikimų. Gerbiami kolegos, kadangi svečiai jau kaip ir bus savo pasisakymus, dar bus minutėlė, tikrai mes diskusijos nebaigiam, kadangi dar labai ilgai šnekėsim, dar bus dar pasisakymų. Pasistengsiu kiekvienam duoti pasisakyti. Tik žadėjau sakyti, kadangi žemaitijoje dabar perėsime į žemaičių kalbą, bet pagalvojau, kad yra ir ne žemaičių, tai po to bus kažkaip problematiška. Tai gerbiamas Vidai, jeigu galima, prašau, atiduodu jums į rankas mikrofoną ir bandykim. Atsiprašau, kad šiek tiek keičiau viską, bet, na, taip reikėjo. Prašau. Pradžioje pasakyti, po to video, sakyti, po to prezidentūrą. Sakyk, kaip tada prezidentūra. Video? Gerai. Žinote, iš vienos pusės man džiugu yra matyti, nuoširdžiai džiugu matyti, kad ir tuo pačiu suprasti, kad mes nesam vieni. Aš kai žiūriu, išgirdau sąrašą miestų, gimnazijų, iš kur žmonės atvažiavo. Šiandien supratau, kad kartais ir pati tokia spontaniškiausia mintis, kai atrodo jau laiko nebėra, bet jeigu tu ją realizuoji, tu suteiki tą pagreitį, suteiki tą, pradedi rutuliuoti tą mažytę sniego gniūžtę nuo to kalno ir aš tikiuosi, jinai pataps tokio dydžio, kad mūsų ta problema, mūsų visų problema, kad mes ją išspręsime. Ne mes per kažką rodydami, akcentuodami, pastoviai primindami ir jeigu reiks, čia tas nesibaigs. Šis vakaras nesibaigs čia. Manau, kad mes nesustosim, kol mes nepasieksim savo. Ant svarstyklių yra labai daug pasakyta. Vasara, už lango vasara, taip, atostogų metas, taip, bet ką. Jeigu mes tas 2 mėnesių atostogausim, ką mes sutiksim rugsėjį? Mes galėsim atostogauti iš toliau. Tais jau mūsų visada rutina keisis viskas keisis. Keisis ir mokytojų bazė turbūt.
Pabandykite atsistoti jų batus. Aš bandau atsistoti jų vietą, ar ne? Neaiški perspektyva, daug klaustukų. O kur žmogus linksta? Kur linksta jaunas šeimas? Link stabilumą. Taip, kad, žinokit, nežinau, aš dėl savęs esu tikras, aš čia nesustosiu, mes eisim toliau. Prisijungsit. Tai dabar švietimo komiteto nario Eugenijaus Jovaišo įrašas. Akademiko, atsiprašau, labai. Gerbėmieji salantiškiai, gerbėmieji tėveliai, vaikiukai, visi gyventojai. Manęs prašė pasakyti savo nuomonę apie tai, ką aš manau, kad gali atsitikti taip, jog Salantai neteks savo gimnazijos. Vienreikšmiškai galiu pasakyti, tai yra labai negerai. Ir pirmoje eilėje yra negerai Salantų gyventojams dėl to, kad prarandama ateitis, viltis, kad žmonės negali tikėtis kokybiškai, gerai auklėti ir mokyti savo vaikus. Sakoma, kad mokymui reikia labai didelės klasės, ne mažiau 21, gimnaziniai būkliai. Bet aš taip nemanau ir ne visi mokslininkai taip mano. Kuo daugiau vaikų, to sunkiau yra jos mokyti, jau vien dėl to, kad negali kreipti didesnį dėmesį jų mokymui. Sako, kad reikia laboratorijų. Taip, jų reikia, bet nepamirškime, kad tai yra 21 amžius. Nepamirškime, kad dabar laboratorijas puikiausiai atstoja didelė lenta, išmanioji lenta, ten gali turėti fizikos laboratoriją, ten gali turėti chemijos laboratoriją, ten gali turėti botanikos laboratoriją, ten gali turėti istorijos laboratoriją, ką tik tai nori. O jau kalbant apie istoriją, tai aš galiu jums net dabar atsiųsti keletą programų, kurios padarys tą mokymo kursą įdomesnį ir įvairesnį. Taigi, tas sumanymas dėl 21 vaiko ir taip jo užsispyrusiai laikyti, aš nemanau, kad jis yra teisingas. Mes, valstiečiai ir žalieji, mes kreipiamės į Konstitucinį teismą. Prieš 3 savaičių prašydami Konstitucinio teismo įvertinti, ar 21 tai nėra diskriminacija kitų klasių vaikų skaičiaus atžvilgių, ar 21 ir tai, kad yra taikoma tik valstybinėms mokykloms ir netaikoma yra privačiom mokyklom, ar vėlgi nėra tai diskriminacija. Ir kitus veiksmus mes darėme per pastarosius 4 metus, mėgindami įtikinti, kad šitas kelias nėra geras kelias. Ir kaip matome dabar, kai atėjo laikas, atėjo rugsėjas 24 metų, jau tada daug yra mokyklų, kurios pajuto, kad gali kito rugsėjo ir nebesulaukti. Tai mano nuomonė jums yra aiški, aš niekada nepalaikysiu šitokio miestelių, gimnazijų naikinimo. Ačiū jums ir sėkmės jums. Prezidentės. Žinok, mes labai daug ruošėmės. Labai daug, bet labai vėlai pradėjome ruoštis. Iš tikrųjų, pradėjome ruoštis tik tai praeitą pirmadienį, kai supratom, kad prastai. Mes iki tol turėjome kažkokių vilčių, kad įstatymo projektų pakeitimai praeis ir panašiai. Ir kaip komiteto pirmininkas Vidas pasakė, aš tiesiog Saulius esu tiesiog komiteto narys, tai mes nežinojome, kad tiek mokyklų susidomės, čia vienas ugdymo įstaigų, kitas dalykas, mes net nežinojome, ar kas nors palaiko mūsų poziciją.
Tai kai pradėjom kreiptis į Seimo narius buvo maloniai nustebinti. Ir tik tai iš, pavyzdžiui, Eugenijaus Jovaišos video sužinojome, kad buvo kreiptas į Konstitucinį teismą, net šito nežinojome. Ir taip pat kreipėmės į prezidentūrą. Be abejo, kreipintis prieš savaitę prezidentą, tai yra pakankamai taip jau avantiūristiškai tikėtis, kad visiems ir atvažiuos. Ir visgi likome išgirsti ir gavome atsakymą į mūsų kreipimąsi, tai kurį aš jau norėčiau perskaityti. Jūs, nežinau, pastebėjote, bet kai buvo rodomi dalyviai šito nuotolinio susitikimo, tai buvo ir Jolanta Urbanovič prisijungusi pastoviai, bet jinai atsiprašė, kad jau turi bėgti ir parašė dar į pokalbių kanalą, kad būtinai perskaitykite prezidentūros atsakymą. Tai aš ir perskaitysiu. Gerbiamas Vidai Žabinskai, informuojame, kad jūsų 2024 metų birželio 10 dienos, kad su jūsų, atsiprašau, 2024 metų birželio 10 dienos kreipimusi susipažinti. Dėkojame už kvietimą dalyvauti pokalbėje su Salantų gimnazijos bendruomenė ir už išsakytą pilietinę poziciją, kurią reiškite susirūpinimą dėl jūsų gimnazijos ateities. Dėl įtemptos darbotvarkės Lietuvos Respublikos prezidentas pokalbėje dalyvauti negalės. Tačiau siunčiame poziciją ir pasiūlymus dėl jūsų keliamos problemos sprendimo. Pritarėme, kad mokyklų tinklo formavimo principai turi būti peržiūrėti. Jie turėtų didinti savivaldybių savarankiškumą ir skatinti kūrybiškus su bendruomenė suderintus sprendimus. Manome, kad į mokyklą negalima žiūrėti kaip į izoliuotą įstaigą. Turime matyti platesnį kontekstą ir platesnę mokyklos misiją visuomenėje. Savivaldybėms turėtų būti nustatyti bendrieji švietimo kokybės rodikliai ir palikta platesnė teisė spręsti dėl mokyklo tinklo pertvarkos savivaldybės teritorijos apimtimi, siekiant nustatytų rodiklių. Pabrėžtina, kad šiuolaikinės ugdymo proceso organizavimo galimybės atveria daug perspektyvų lanksčiai kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, neskaičiuojant mokinių konkrečiose klasėse. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra paviešinus informaciją, kad mokyklos, kurios dėl mažo mokinių skaičiaus nebus 3 gimnazijos klasės, galės išlaikyti gimnazijos statusą. Jos 3 gimnazijos klases galės formuoti vėlesniais metais, jeigu reikiamas 21 mokinio skaičius. Net ir kurį laiką neformuodama 3-4 gimnazijos klasių mokykla galės išlikti gimnaziją. Įdedama nuoroda atitinkama pranešimą spaudai Švietimo ministerijos puslapyje. Pagal dabartinį reglamentavimą gimnazijos, kurios 2-3 gimnazijos klasėse bus mažiau kaip 21 ir ne mažiau kaip 12 mokinių, turi keletą išeičių. Pirmas. Gimnazinės klasės gali tapti didesnės savivaldybės gimnazijos skyriumi, mokiniai lieka mokytis toje pačioje mokykloje, mokytojai turi krūvį abiejose mokyklose. Antra. Galima steigti jungtinę gimnaziją, mokiniai lieka toje pačioje mokykloje, mokytojai turi krūvį abiejose padaliniuose. Trečia, mokiniai gali mokytis toje pačioje švietimo įstaigoje, tik pagal bendradarbiavimo sutartį yra registruoti kitoje gimnazijoje. Mokytojai dirba pagal 2 darbo sutartis. Vadinasi, iš principo nutarimu numatomos kelios išimtis, kad mokiniai galėtų likti toje pačioje mokykloje ir jos mokytų taip patys mokytojai. Tačiau pagal dabartinį vyriausybės nutarimo variantą kiekvienu atveju yra numatyti administraciniai ir struktūriniai pokyčiai, kurie dažnai yra nereikalingi ir nepagrįsti. Mes siūlome patikslinti keletą mokyklų tinklo kūrimo taisyklių formuluočių ir aiškiai numatyti galimybę, kuris stiprintų mokyklų tinklo kūrimo principus. Tai yra, gimnazijos klasėse mažiau nei 1 mokinį, bet ne mažiau kaip 12 mokinių turinčios gimnazijos galėtų vykdyti vidurinio ugdymo programą pagal bendradarbiavimo sutartį su kita gimnazija, nekeičiant nė vienos jų statusų. Ir kad vaikai galėtų likti registruoti švietimo įstaigoje
kurioje realiai mokosi. Gimnazijos turėtų įsipareigoti dėl ugdymo kokybės. Jį organizuoti taikant šiuolaikinės ir lanksčias ugdymo formas ir metodus, bei pagal poreikį organizuojant gimnazistų pavėžėjimą pagal poreikį, organizuojant gimnazistų pavėžėjimą tarp gimnazijų tam tikrų dalykų ugdymų. Seimo švietimo ir mokslo komitete 2024 m. birželio 5 d. buvo diskutuojama dėl vyriausybės nutarimo, kuris vadinasi dėl mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo tobulinimo. Buvo priimtas protokolinis sprendimas. Iš esmės pritarta pozicijai, kurią mes siūlome. Taip pat priimtas protokolinis sprendimas, kad siekiant išvengti mokyklų pertvarkų dėl nesurinkamo leidžiamo mažiausio mokinių skaičiaus klasėje atsižvelgti į svyruojantį mokinių skaičių ir skaičiuoti kelių klasių mokinių skaičiaus vidurkį. Suprantame, kad tai yra tik svarstomi pasiūlymai, o sprendimai dėl konkrečių švietimo įstaigų turi būti priimti jau dabar. Švietimo valdymo informacinės sistemos šis duomenimis 2024 mokslo metais Salantų gimnazijoje pirmoje gimnazijos klasėje, vidurinio ugdymo pakopoje, mokosi 28 mokiniai. Antroje klasėje 23, trečioje klasėje 16 ir ketvirtoje klasėje 24 mokiniai. Pagal dabartinį reglamentavimą 2024-2025 mokslo metams galioja reikalavimas, kad ketvirtos gimnazijos klasėje būtų ne mažiau kaip 12 mokinių. Vadinasi, jeigu mokiniai nuspręs nekeisti švietimo įstaigos, Salantų gimnazija galės toliau vykdyti savo veiklą visose ugdymo pakopose. Tikimės, kad bus atsižvelgta į švietimo bendruomenėje vykstančią diskusiją ir savivaldybėse kylantį susirūpinimą dėl mokyklų tinklo kūrimo taisyklių ir bus peržiūrėtas vyriausybės nutarimas bei priimti išmintingi sprendimai. Respublikos prezidento vyriausioji patarėja daktarė Jolanta Karpavičienė. Frakcijos gana ilgas turbūt bus aptartas ir padiskutuotas, bet tėvų komitetas jį visokiais pjūviais žiūrėjo ir kartu su direktorė tarėmės ir tokie žodžiai raktiniai strigo. Pritarėme, kad mokyklų tinklo formavimo principai turi būti peržiūrėti. Taip pat apie didinti savivaldybių savarankiškumą, tas pats. Taip pat išvardžius kokias alternatyvas šiai dienai turime 3, ne? Prezidentūros pozicija yra, kad administraciniai ir struktūriniai pokyčiai, kad jie yra nereikalingi ir nepagrįsti, kad įgyvendinti šitos 3 ir siūlo patikslinti keletą mokyklų tinklo kūrimo taisyklių. Jų variantas kalba apie bendradarbiavimą, šitą klausimą galėsime aptarti, kuomet neįsikeičia nei vienos iš gimnazijų statusas, moksleiviai lieka ten, kur buvo, o pavėžėjimas yra pagal poreikį. Tai neturi chemiko, važiuoju, kuris yra, turi chemiką, tai važiuoju. Chemijos mokytoja, tarkim. Kitas dalykas, aišku, apie tai, kad jeigu gali pasakyti, kad jeigu nei vienas mokinys nenuspręsti keisti švietimo įstaigos, tai Salantai turintis 23, galėtų išgyventi. Tai irgi tėvų komitete aptarėm, mokiniai pasirenka profesinę, ne tai, kad iš bėdos, kad nebaigsiu vidurinę, bet aš mėgstu tą profesiją. Ar jūs man uždrausite rinkti, aš ne tik ją mėgstu, aš jau ją užsiimu ir norėčiau pratęsti tuos užsiėmimus nuo rugsėjo mėnesio. Ir visiškai natūralu, kad jeigu yra 23, tai rugsėjo greičiausiai nebus 23, ir taip yra. Kitas dalykas yra, kad tas 21 visose pokalbėse, tėvų komitetas sakė, tas 21 yra iš metų. Ir tik tai iš prieš tai girdėto, reiškia, parlamentaro Eugenijos Jovaišos video sužinojo, kad yra apeliacija į Konstitucinį teismą. Tenais paskaitėme, kad yra nemažai argumentuojama, kad ir pačių švietimo komiteto narių, kad tas skaičius iš Lenkos. Tai nėra apie tai, kad mes kovotume, kad kažkaip 21 surinka, tas 21 iš Lenkos. Ir kaip čia bus, kad kai bus 12, tai bus blogiau mokytis.
Ir šito apeliacijos kreipta tokia dėmesį tokia schema, kad dabar, jeigu Salantuose dabar 16 turim, gal 17 būtų, nebe 16 yra. Bet jeigu būtų tik 12 Salantų gimnazijų, rugsėjo 1, mokiniai ateitų Salantų gimnaziją, jiems dėstytų Salantų gimnazijos mokytojai ir jie priklausytų Salantų gimnazijai, negalime. Jeigu rugsėjo 1, 12 mokinių ateis Salantų gimnaziją, jiems dėstytų Salantų gimnazijos mokytojai, bet jeigu skyrus kitos gimnazijos, galime. Tai šitas dalykas yra paminėtas ir apeliacijų. Ir visi vartymai ekonominiai taip pat yra peržiūrėti. Visi ne visi, bet pagrindiniai. Nes paprastai diskutuojame, bent jau kiek mums teko mažai diskutuoti, dviem kryptim. Kokybė moksleivių nenukentės ir finansavimas. Ir meras primena apie trečią dalyką. Vaikai ir jų emocinė būsena. Ką reiškia, kai moksleiviai profesinė, jie visi po 10 išeina tą pačią mokyklą, jie visi nuo nulio, jie visi naujoje vietoje, čia vienas variantas. Ką daryti, kai moksleiviai po 10 eina kitą mokyklą, kur jau 10 susiformavo. Ir turbūt vidutiniškai priema lygių biškį žemesnės, tai tenais ir taip trinčių užtenka, ir dabar naujokai tai ta trauma, kurią vaikai patirs, plius važinėjimas, tai čia nieko tokio, čia 35 km pavažinės, čia ne problema, suslydėm gali, 15 km. Tai toksai trumpas buvo tėvų komiteto pamastymas. Tuo pačiu, aš suprantu, kad mes su visom pozicijom sutinkam, bet norėčiau visgi padėkoti viceministrui Ignui Gaižiūnui, nes po teisybei mes jo kontaktą gavo penktadienį prieš to darbo dienos pabaigą, kad jis čia prisijungė 15 minučių, čia stebuklas. Ačiū, kad išsakė poziciją, lengviau bus ją kritikuoti ir aptarti. Tiek būtų metu. Tai gerbėmiai, man atrodo, jau ir visiems kaip yra, aišku, ko mes norime, žinome, kaip eiti. Tačiau dabar yra tas momentas, kad mes galim išsakyti, todėl prašau, jūs esate pirmoji buvo pakelus ranką, visus matau, visus ir Seimo narius, ir tarybos narius, ir gyventojus visus, tai prašom, gerbėme Juste. Ačiū, merė, tarybos narė Juste Stonkutė. Aš iš tikrųjų noriu replikuoti pačiam švietimo komiteto pirmininkui, kuris buvo prisijungęs, kuris labai didžiavosi, kad iš Laisvės partijos yra. Ir iš tikrųjų, aš esu ta jaunos kartos atstovė, atsiprašau, tai aš truputį atsitrauksiu. Ir maištininkė, ir aš neseniai peržiūrėjau jų komunikaciją Laisvės partijos puslapyje ir jų šiandieninis postas yra neleiskime užduchinti savo vaikų. Tai yra, sakykime, ar ne, dėl pakeitimų, dėl patyčių vaikams. Tačiau, ką šiandien išgirdau, kad yra lyginama, kad jis anksčiau ėjo 15 km, tai iš tikrųjų man yra protu nesuvokiama, nes toks jausmas, kad jų marketingas, ar ne, kad neleiskime uždukinti savo vaikų, yra toksai dvigubi standartai. Vienoje srityje mes dirbam, o kitoje srityje mes nedirbam. Ir aš išgirdau šitą pasakymą, kad švietimo komiteto pirmininkas jisai dirbs ir siūlys, sakykime, vyriausybei tos pakeitimus, kad būtų viskas sustabdyta ir peržiūrima, kad būtų pagal skaičius, pagal vidurkį žiūrima. Ir aš tikiuosi, kad šūkis, kad neleiskime uždukinti vaikų, bus ir mums labai aktualus, kad neleis švietimo komiteto pirmininkas iš Laisvės partijos uždukinti Žemaitijos vaikų ir jų tėvų. Žinot, kai išklausėm čionai gerbiamą pirmininką komiteto, tai net neįsivaizduoju, kokie keliai į priekį. Tai per siaurai yra suprantama, kad čia kalbam apie Salantus. Iš tikrųjų, ne apie Salantus kalbam. Vien Šilutės mieste gaila yra vicemerė, taip nėra mero, bet Šilutės tai berods 3 didžiausių miestelių gimnazijos pakimba lygiai taip pat. Ir praktiškai nėra nei vieno rajono, kur ta problema nebūtų. Dabar būkim realūs tik tai aplinkoje. Pereitą savaitę berods, kada mes čia ketvirtadienį turėjom frakcijoje gerbiamą viceministrą švietimo,
ir mokslo sportą, kuris čia 15 minučių sugebėjo prisijungti, tai buvo tiesiai šviesiai užduotas klausimas jau nuo frakcijos. Ar yra dar šansas koks nors, kad ministerija keistų savo poziciją? Tai atsakymas buvo aiškus ir nedviprasmiškas. Jokių šansų nėra, vyriausybė savo pozicijos nekeis. Tai reiškia, šiandieną tokia pozicija yra. Ką galima veikti? Gražų žodžiai nelabai čia pagelbės, kadangi rugsėjo 1 visiškai ant nosies, yra kelios tos išeitis. Tai mūsų su profesorė Vilija teikta kolegų pataisa. Šiaip netai buvo įrodyta, iš tikrųjų pateikimuose surinkom, kad prabalsuotų ir leistų pateikti. Tai be abejo laimėjimas, tai yra išeitis. Nežinau, po spaudimu, bet spaudimu nuo civilizuotų, taip, įrodymais, kad tie projektai eitų svarstymui. Negali būti taip, iš tikrųjų tai yra liūdna pozicija, kad komiteto pirmininkas vaikus jau pradeda skaičiuoti kaip batus. Ne gyvulių ūkis, ne apie tai kalbam. Ir tie pinigai jie nėra tokie jau dideli pinigai, kurių reikėtų papildomai, kad, sakykime, neskubant, kad ir kitais metais, jeigu reikės kažkokius pakeitimus padaryti, tai padarys. Bet tuos metus išlaikyti, kad paimti pertraukėlę reikiamiems sprendimams suformuoti. Tikrai ne tie pinigai. Jų netiek yra iš Barso. Kita galimybė yra. Prezidentūros vyriausias patarėjas laiškas yra gražus. Suprantama, visi supranta, visi pritarė, bet reikia veikti. Tai šiandieną kaip tik yra matyti ta politinė situacija, kai ir prezidentūra gali veikti. Kadangi ar atskirai, ar kartu bus skiriamas ministras ministerijos, tai bus nauji įgaliojimai tariamas ir deramas su vyriausybė, tai yra tas momentas, kai galima iš tikrųjų šitą klausimą turėti kaip prioritetinį, kaip patys svarbiausia ir matyti susidėlioti ir atsprendimus galime. Trečia galimybė. Bent jau mes pakalbam ir manau, kad yra neišnaudojimas savivaldybių asociacija. Vadarius čia yra, kiti merai yra. Yra suformuoti savivaldybių asociacijai atskiri komitetai, tame tarpe berods tikrai, ne berods, o tikrai yra ir švietimo komitetas. Savivaldybių asociacija pakankamai yra tokia organizacija, kuri gali sveiką spaudimą padaryti. Gali objektyvią informaciją perduoti. Ir tai yra organizacija savivaldybių asociacija, į kurią nenumosi ranka ir nepastums. Pasižiūrėkim, buvo jau tie pavyzdžiai, kaip žemdirbiai sprendė kai kurias problemas. Aš neturiu omeny, kad su traktoriais važiavom. Buvo ir kiti dalykai, taip? Kai buvo einama, įrodinėjama ir visgi paskui premjerė lygiai taip pat keitė savo poziciją vienu ar kitų klausimų ir buvo sprendimai surasti. Taip, kad veikti reikia dabar, veikti reikia galbūt per šitos instrumentus, na ir į kolegas kreipdamas, jeigu čia jau reikia pirmininkų, jeigu jis turėtų drąsos iš tikrųjų pasiūlyti vyriausybei kažkokį tai variantą, ar tai pristabdyti per 3 metus, galbūt imti skaičiavimą, ar kitus variantus, tai mes tikrai galim rytoj Seimo salėje kreiptis ir pasiūlyti mūsų kaip opozicijos paramą. Manau, kad šiandien mes tikrai paremtume. Taip, kad tokia tai galimybė. Andrius Dubronas iš Varnių tėvelis 4 vaikų, lanko Varnių gimnaziją. Ir vienas dalykas, mums labai svarbu, čia yra kompleksinis klausimas, ne vien švietimo. Manau, lygiai taip pat Salantam ir daugelio mažų miestelių, jeigu mes išformuojame 12-11 klasę, tai turim Platelių gimnazijos pavyzdį, kada jau ir 7-okai patys prašo tėvų, kad jau pervestų į kitas mokyklas. Tiesiog mes išardome bendruomenę. Ir tada labai logiška, ko mes siekiame. Mes dabar, aišku, tėvai norime išsaugoti, kad mūsų mokykla būtų,
Bet aš noriu biškį daugiau. Aš noriu, kad valstybė surastų būdų pažiūrėti į mus ir sudaryti sąlygas, kad mes klestėtume. Kodėl Molėtuose, pavyzdys, irgi nedidelis miestelis, ir miestas, turi teltonikos gamyklą. Kodėl negalime mes Varniuose turėti gamyklą? Čia būtų sprendimas su moksleiviais. Mes dabar užsiknisę vienoje problemoje, didžiulė problema. Mes iš esmės sunaikiname savo potencialą. Kaip ten bebūtų, mūsų moksleiviai, kurie yra 12-okai, kur yra sveikos bendruomenės, kur yra gyvybingos bendruomenės, tai turi šansą, reikia tik truputėlį paskatinti, kad mes klestėtume. O dabar viskas daroma, kad mes mūsų naikintum. Šitas sprendimas, jis yra neapgalvotas dėl 21 vaiko, yra nukreiptas į tai, kad sunaikinti, aš konkrečiai, Varniuose gyvendamas, aš pastoju dabar nervinuosi, nes vos tik tai priims sprendimą, kad atsiranda 20, o dabar ateis rugsėjo 1, išardome klases. Aš žinokite, vienintelis mano sprendimas logiškas, aš savo tikrai nenorėsiu, kad mano vaikai mokytųsi pusinėje kažkokioje mokykloje, kurioje neaiški struktūra, aš turėsiu išsikelti. Ir ieškodamas vietos, kur išsikelti, prasideda klausimas. Tai Lietuva, dar kur nors, mes kalbame apie valstybės gynybą dabar. Tai mūsų valstybės išgyvenimas. Ir šitoje vietoje mes dėl išgyvenimo nieko nedarom. Mes vėl toliau vaikų mažės, toliau reikia daugiau. Tiesą pasakius, viceministras mums siūlė dabar tiesiai profesinio rinkimo centrus. Tai negi mes dabar, kai mažieji miestai ir miesteliai, tampame tik tai profesinio rengimo vietą, mes tik profesinio rengimo. Ne, nenoriu sutikti. Mūsų Seimo nariai, kuriuos mes renkame ir mes mokame mokesčius, jie taip pat turi galvoti apie regioninę politiką. Net tai kalbėdami. Čia buvo antiregioninės politikos pavyzdys. Ir tikrai galima paspausti, tikrai galima ir privalome spausti, vien kadangi mes jau vien čia jau esame susirinkę labai daug atstovų iš mokyklų. Mes jau galime rašyti, pasirašom raštą, rezoliuciją ir kreipimas į prezidentą. Ir ko gero, jeigu tos rezoliucijos užtenka, nes raštas nuperskaitėjimų, mes nematėm, padėjo ir viskas. Galbūt mes važiuojame prie prezidentūros, prašome, kad mūsų prezidentas priimtų ir kalbamės, ir to metu, kada ministras turės atsirasti švietimo ministras ir reikalauti iš to, kad būtų pakeista, kad būtų sustabdyta, atidėta. Tai vienintelis būdas. Nes, ką dar pradedi galvoti, tada gerai, ūkininkų protestai, irgi variantas, mes galime tiesiog sustabdyti judančią ekonomiką, prie mokyklų užtverti kelius, kur yra pagrindiniai keliai. Sueinam su tėvais ir padarom įspėjamą streiką, kad atkreiptų dėmesį Žemaitiją. Dar kiti sakė, būdami sąžiningai kitų Lietuvos regionų mokyklų atžvilgių, kad mes, Žemaitija nesutinka su reforma, kitos sutiko. Jos sutiko todėl, kad jos buvo psichologiškai silpnos, kad niekas nesiėmė iniciatyvos pasakyti prieštaravimą. Aš asmeniškai noriu, kad į Varnius būtų investuojama, o ne Varniai būtų išskaidami. Ačiū. Vežtis medinę bačką, atsistoti prieš Seimą ir visi mitinguoti. Dar vienas variantas. Prašau. Ačiū. Žinot, aš galvoju taip. Kadangi mes kalbam apie mokyklas, o jūs turbūt žinot, kad nuo 15 metų iki 24 metų yra uždaryta 267 mokyklos. Tai yra begaliniai didelis skaičius ir labiau, kad mokykla gali būti įstatymiškai, kai yra 60 vaikų. Dabar 21 vaikas kaip atsirado. Pedagogai puikiai žino, kad nuo 21 vaiko galima skaidyti pogrupius. Tai tiesiog buvo finansinis, ekonominis požiūris, pamiršta, kad investicija turi būti švietimas kaip investicija į ateitį. Tai čia reikia požiūrį keisti, nes jeigu buhalteriškai skaičiuosi, tai nieko nepasieksi. Bet dabar ką galima daryti? Suprantame, tai yra spaudimas per antiregioninę politiką, jis jau paminėjo, nes iš tikrųjų tai yra matoma, jeigu sunyksta mokykla, aš net skaičiavau biologijos, chemijos, progimnazijų ir direktoriai sakiau, aš neturėčiau valandų. Tai reiškia, ir mokytojų nepritrauksit ir panašiai. Nes jeigu tik tai atsiras pagrindinė mokykla, tai atsiras ir progimnazija. Dabar iš tiesų reikėtų pasirašyti rezoliuciją, ta rezoliucija
vežti ir merams apsijungti, ir kitiems atstovams, važiuoti pas premjerę į priėmimą, aiškinti, ir taip pat į prezidentūrą. Prezidentas dabar tikrai turi instrumentus ir užsispyrus į premjerį, kiek mes ir bekalbėjom su premjerė, viešai per vyriausybės valandą, aš nekartą sakiau ir kiti sakė, nes nei konstitucinis teismas, jis ilgai opoziciją pasirašė, visai ilgai truks, nei ten fluktuojančiai tie skaičiai nelabai kas pavyks. Čia reikia spaudimą. Ir aš manau, kad jeigu nuvažiuoti į prezidentūrą, prezidentas visiems priims ir išklausys, ir tada, kai vyriausybė padės įgaliojimus, bus viena iš sąlygų, kad turi pakeisti šitas taisyklės, nes čia žinau, kad neseimas keičia, mes galim tik įstatymo projektą daryti. Čia yra vyriausybės nutarimo. Mes niekaip nepramušam šito dalyko. Ką bedarytume, jūs matėte, vardėjo vieni ir kiti. Taip pat tikrai yra dabar galimybių, ir turbūt gal jau emocionaliai nebekalbėkim, nes tikrai visiems čia, prašau, skauda, daryti kitus žingsnius. Ir aš manau, mes irgi prisijungsim, ir tikrai čia ne opozicija, čia ne taip reikia. Čia reikia žiūrėti objektyviai, kad nebūtų regionuose naikinamos mokyklos. Dabar mano kolegas, matau, Guronis kelia ranką, šnekėsit. Noriu padėkoti Kretingiškiam ir Salantiškiam už tą iniciatyvą. Mums gal truputį dar šiek tiek mažiau skauda, nes galvom, kad į Viržėnų gimnaziją sukomplektuosim tą dar 21 vaiko klasę, bet nežinom, kas kitais metais bus. Tai ačiū ir iš tikrųjų buvo smagu sudalyvauti tame renginyje ir tikrai žadam atsižvelgti, ką jūs sakot. Ir ar nėra Vytauto Laurinavičiaus, nes jis yra kaip savivaldybių asociacijos švietimo komiteto pirmininkas. Ir žiūrėkit, tikrai dabar santykiai savivaldybių asociacijos yra geri su prezidentūra, tai žaidžiamas su Vytautu skambins, ir aš manau, kad tikrai susitikimą su prezidentu gausim. Ir tikas, jeigu nežinai, Ar dar jūs norit pasisipėti? Prašau. Dėl rezoliucijos to viską pabandysiu sudėlioti. Ačiū už labai trumpai, pataupysiu laiką. Tai pirmiausia, mėly Salantiškiai, labai ačiū, kad pakvietėte mus ir tuo parodėte dėmesį į mūsų darbą, nes buvo du įstatymų projektai teikti, ir administracinį teismą rašyti, konstitucinį. Ir gerbiamas Saulius sakė, kad pradėjo ruoštis penktadienį, jūs pradėjote ruoštis pavasarį. Nuo pavasario žino Lietuva, kad yra Salantai. Ir matyt, kitų gimnazijų mokytojai sužinojo, kad yra tokia problema. Aš manau, kad jie nežinojo. Ir jeigu tokios gimnazijos visos būtų galimybos kaip jūsų, aš manau, būtų gal ir komiteto pirmininkas kitaip kalbėjęs, arba kažką būtų padaręs dėl to. Ką aš norėjau replikuoti, kai kalbėjo komiteto pirmininkas, sakė, kad trūksta pinigų, ir vyriausybė skaičiuoja, kiek kainuos. Ar sunku suskaičiuoti, kiek kainuoja Salantuose 5 vaikų išlaikyti? Tai čia yra pasityčiojimas tiesiog. Ir mūsų projektas teiktas toks ir yra, apie 4-5 vaikus, bent 2 metam tik tai, jeigu trūksta, kad leistų, kad veiktų. Tai aš manau, tos 5 vaikus, aš pats buvęs savivaldybininkas, man labai gaila savivaldybių pinigų, bet prasme, aš manau, 5 vaikams susimestumėt jūs visi. Tai ministerija skaičiuoja 2 mėnesius, kiek kainuoja kiekvienoje savivaldybėje, pavyzdžiui, kiekvienoje gimnazijoje išlaikyti 5 vaikus plus. Viskas yra. Mokytojai algas gauna, klasės yra, šildymas yra, reikia kažkiek damokyti. Tai tas yra labai labai keista. Tai mėlyje, aš tikrai ačiū, ir tikrai daugiau eterio neužimsiu, tik dar pabaigoje per partį malėsiu. Norėčiau pasisakyti, ar bandysiu apibendrinti. Žinoma, kai aš nereikia neduoti. Labas vakaras, toliau važiavam, tai pasakysiu labai gerai, tėvelis vienas kalbėjo, 4 vaikų tikrai švariu, bet
Tai jeigu dar nepartinis, tai kviečiu į partiją. Bent teks aukotis dar vieną vaiką turėti. Kaip sakyti, nes be tokių kaip jūs nieko nebus žmonių, bet pritarčiau visam, kam jūs sakėte, pasakysiu vieną. Pinigai daug kartų mes girdėjom iš komiteto pirmininko, suprantama, tai yra irgi argumentas, kurį irgi reikia priimti. Tačiau Neringos atvejis yra kitas ir suprantam, kad tai yra vis dėlto galbūt regionų naikinimas, bet ne pinigai. Ir pasakysiu pavyzdį. Mes klausėme prieš tai visų kitų reformų ir sakė, nebijokite, uždarykite ir optimizuokite. Pavežiokite vaikus į kitą mokyklą, padarykite tą aną. Šią dieną aš pats uždariau vieną mokyklą, dėl to gailiuosi jau, nes ir važiuoju buldozeris toliau. Mes turim vieną mokyklą ir sakė, nebus viena gimnazija savivaldybė, nebus uždaryta. Įsivaizduokit, kas laukia šiandieną. Taryba yra suformavus klasę 10. Tėvai, informaliai šiandieną yra, bet mes neoficialiai žinome, kad ko gero 2 vaikai iš jos išeis. Atsakykit man, ką rugpjūčio viduryje, norėjau užduoti tą viceministrų klausimą, bet jis yra girdėjęs. Ir buvo viceministrai iki šiol tą girdėjo. Ką rugpjūčio viduryje pasiūlys ministerija, švietimo komitetas tiems vaikams, kalbėdami apie laboratorijas, apie visus kitus dalykus. Kur jiem iš Neringos, ir jau suprantam, kad iš Neringos nepavažinėsi. Čia ne 35 km, ne jungtinė klasė, nes tas tokių galimybių. Jos išsemtos visos netgi teorinės, kas galbūt kitų dar gali priimti. Bet jie nebeleidžia netgi ir toliau duoti. Jie sako viskas, viso gero, įsivaizduokim, ką aš reikėjo tėvelis, kad kiti vaikai važiuos paskui tėvus, kur tiem vaikam gyventi, kur gauti mokyklą su laboratorija, kiek tai kainuos ir kaip tai bus. Tai yra kažkas kito ir be ūkininkų pagalbos, nors kiek Gerbiamas Stončaitis sakė, kad tai ne tai žiūriu bronių, tai reikia prašyti ko gero jų pagalbos, kad taip nebus. Ačiū ir ačiū jums už tai, kad jūs čia susirinkote ir ačiū, kad pakėlėte. Trečias kartas, tikiuosi, paskutinis ir jis bus geriausias tas kartas ir tikiuosi vis dėlto, aš esu optimistas. Tikiuosi, kad Lietuvoje bet kurioje dalyje, ar tai būtų Neringa, tai Skuodas, ar Varniai, ar Salantai, ar dar kažkur, turi būti gerai gyventi. Ir bandykime pradėti nuo pradžių. Švietimo komiteto nariai, Seimo švietimo komiteto nariai, kreipiuosi jūsų prašymą. 1/3 balsų jūs galite inicijuoti komiteto susitikimą. Posėdį. Pasidarykite. Kaip aš ir sakiau, yra didžioji dalis, kiek aš jau suskaičiavau, už tai, kad vis dėlto ne 21 būtų. Priimkite sprendimą, jeigu nuspręs, kad to nereikia, tada vėlgi mūsų pasistengti, vėlgi prijungti prie online, mes pasižiūrėsime, merai išsakysime savo nuogąstavimus. Ir nesakys, kad mes esam tie tamsuoliai nesuprasdami, nes prieitą kartą aš net galvą užsiėmiau, kai vienas taip pasakė, galvoju, žmogau, nepyk, bet... Tai va, pabandykit prijungti ir priimti tą sprendimą. Toliau, savivaldybė, prašysiu gerbiamos akademikės, kad profesorės, kad vis dėlto padėtų mums su rezoliuciją, su tekstu, kad tikrai atitiktų tai, ko mes norime. Ir pabandysime per savivaldybę asociaciją, per visas savivaldybės praleisti. Ir žinoma, kuo greičiau, kad vis dėlto nuo 21 iki 12 klasė susiformuotų. Aš suprantu, kad 5, 6, 7 mokiniai klasės tai yra absurdas ir tai mes turim visi suprasti. Bet 12 tai yra optimalus skaičius, kuris gali būti. Ir tikrai su švietimiečiais pasidarysim, išsiųsim, kad parakontroliuotumėt mus, ar mes teisingai viską priėmėm, ir tada paleisim per visą Lietuvėlę. Ir žinoma, stengsime skubos tvarka visą tai daryti. Bet 2 savaitės, sakysim, 3 savaitės, o po to, jeigu mes atsakymų negausim, gerbiami kolegos, tada kviesime visus jūs, tėvelius, gimnazistus, gimnazijos atstovus ir visus Seimo narius, tarybos narius, tų savivaldybių, kuriuose yra
Na, mes savivaldybė tikrai paimsim autobusus, jeigu reikės priklausomai Neringą. Na, jeigu ne prie vyriausybės, na, prie Seimo, tai tikrai. Prezidentūra, aš manau, tikrai prezidentas atvažiuos, ne mes pas jau atvažiuosim, bet manau, kad jis prie mūsų ten atvažiuos, prisijungs, na ir išsakys savo požiūrį. Aš manau, na, užtenka, kaip pavyzdys, prieš keletą savaičių, net keletą savaičių, prieš 2 dienas, praeitoj savaitė, šnekėjau su turto banku. Vilniui mato geriau, kurį pastatą mums reikėtų parduoti ir kur reikėtų įkelti mūsų valstybinės įstaigas. Aš klausausi, sakau, o jūs bent esat buvę Kretingoje? Sak, ne. Tai sakau, kodėl jūs už mus sprendžiat? Sakė, atvažiuos merė perduoti. Dabar tai tikrai, po mano pokalbio tikrai atvažiuos. Taigi, mačiau dar tėvelis ranką kėlė, pabaigai, jeigu dar vieną... Vieną mintį noriu pasakyti, žiūrėkit, dabar nori mes organizuojam protestą. Na, greičiausiai nieko mes neišpešime iš mūsų dabartinės valdžios. Jie patys vos, na, visi stengiamės rinkimų metas, bet mes galim padaryti tokį irgi protesto formą, bet ir šį tą galim parodyti. Turim gražią baltų vienybės dieną, bet ją padarom biškį anksčiau. Prie piliakalnių, kurie vis tiek prie kiekvieno miestelį yra, kūrenam laužus, dedam į video ir kalbame apie mūsų įvardėjimą, kas dabar naikina mokyklas ir kad planuojam naikinti mūsų bendruomenės. Aš asmeniškai tikrai taip vertinu. Mokyklos uždarimas tai yra miestų, mažų miestelių naikinimas, nes Vilnius tik tai biurokratiškai suskaičiavo, kad truputėlį trūksta. Ir jeigu iš tikrųjų organizuojame autobusas važiuoti būtinai, taikiai prie prezidentūros, o prie vyriausybės jau net taikiai, o karingai nusiteikti reikia važiuoti. Na, reikia išreikšti savo nepasitenkinimą, nes jeigu bendravimu gražiai rašant raštus mūsų negirdi, tada reikia kartoti ūkininkų metodą. Gaila neturi traktorių, bet turi mokyklinių autobusų. Jeigu žinau, darbus esam pasiruošę ir lauksim 2-3 savaičių ir aš tikiuosi, kad bus rezultatas. Taip, gimnazijos direktorių matau ranką kelią. Tikriausiai su skaičiais eina. Visų pirma, replikuodama į Laisvės partijos atstovo švietimo ir kultūros komiteto pirmininko repliką apie laisvę, aš labai pasidžiaugiau. Jūs pasinaudojate savo laisvę numatytą konstitucijoje. Dalyvauti politinėme gyvenime, sprendimo priėmime. Šaunuoliai, kad jūs nesate abejingi ir nesate abejingi ne tik tai savo vaikam, jūs nesate abejingi visai šaliai, nes nešate žinią, kokie turi būti piliečiai. Ir dar, kažkaip neseniai teko susidurti su Lietuvos vizija, ateities vizija Lietuva 2050 ir ten iš tų 5 krypčių, kur yra kryptis švietimas, sveikata, socialinė gerovė, ta kryptis, socialinė politika, yra tokia numatyta vizija, koks turėtų būti žmogus. Laisvas, atsakingas, gebantis pasirinkti ir gebantis dirbti bendruomenėje. Va šitoj bendruomenėje jūs puikiai padirbėjote. Ačiū jums labai. Ir dar nenoriu sutikti, kad mokytojai regione neparuošia vaikų. Mokytojai, aš atsiprašau už šitą žmogų, kuris kalbėjo, jūs esate nuostabus, jūs esate ta komanda, kuri geba paruošti mokinį nuo 100 iki slenksčio, jūs esate tie, kurie pamatote, kada vaikas neišmiegojo, jūs esate tie, kurie matote, kada vaikui galbūt kažkas nuotaikos šiandien nėra, o galbūt nepavalgęs, todėl kad ugdytis reikia kurti santykį su vaiku. O dideliai mokykloj, tai pabaisit patys. Ačiū jums labai ir ką noriu pasakyti. Siunčiam sąrašą, nuo dabar greit susiorganizavom 2 lapus, bet parašiau vardas pavardė mokykla, kuriai atstovaujate ir parašiuką. Ačiū.
direktorė, mes šiandien 2 valandas iki jūsų kalbėjomės ir aptarėm irgi labai daug. Ir šalutinių dalykų tikrai labai mums naudinga buvo. Dar ačiū Jums už pakvietimą, o čia labai simbolinį dalyką apie valstybę, simbolinį šiai dienai atminti. Ačiū. Tai ačiū labai, direktorė, aš siūlau prie šitos rezoliucijos pridėti visą šitą sąrašą, kad tai nebūtų, kad čia savivaldybės jau visą laiką rašė, asociacijai atsakymai neigiami visą laiką. O čia, kad tai ne vienos Varnių mokyklos, kad dar visos aplinkui suvažiavo mokyklos, Žemaitija visa sukilo ir tai yra pirmiausia, turėjome spręsti klausimą. Stabdykite, kaip aš sakysiu, stabdykite, skaičiuokite, diskutuokite ir priimkime po to geriausią sprendimą. Ačiū visiems, kurie atvažiavote. Iš tikrųjų atvažiavote ne tik kaip kiti merai į gražiausią ir maloniausią Kretingos rajoną, kuriame visada laukiami. Okay.